Dėkui labai. Tai dar kartelį pradėsiu, kad prieš metus laiko pasidarėm tokį eksperimentą ir atlikom savo susikurtų diagnostinius testus keliose mokyklose ir iš tikrųjų rezultatas visose mokyklose mažai ir skiriasi. Rezultatai rodo tai, kad vienoje klasėje tikrai vaikai yra labai skirtingo supratimo, turi skirtingas mokymosi spragas. Tai esmė, kad mokytojui yra be galo sudėtinga su šita klase dirbti tradiciniu keliu. Ką mes siūlome dirbti individualizuojant ugdymą ir suprantame, kad mokytojai nėra visagaliai, kurie galėtų 30 skirtingų poreikių, 30 skirtingų temų vienos pamokos metu atliepti. Tai tam iš tikrųjų ir sukūrėme internetinę platformą, kuri yra skirta 5-10 klasėms, ji yra skirta ir mokytojams, ir moksleiviams. Joje jau šiuo metu yra patalpintas atnaujintas ugdymo turinys pagal naujas programas ir tai yra skirta būtent individualizuoto mokymosi organizavimui, įsivertinimui ir vaiko individualios pažangos stebėjimui. Skursai iš tikrųjų nėra tik internetinė platforma, tai yra didžiulė beauganti bendruomenė. Tai kviečiame mokytojus prisijungti ir visi, kas iš tikrųjų pradeda naudoti Skursai platformą, tampa ir šitos bendruomenės dalimi, kas reiškia, kad tai yra ir įvairūs mokymai, konsultacijos, įvairūs susitikimai, kuriuos organizuojame mes. Viskas vienoje vietoje pagal atnaujintas ugdymo programas ir norisi labai akcentuoti tai, kad Skursai nėra papildoma mokymosi priemonė, tai yra pagrindinė mokymosi priemonė, kuri tikrai gali pakeisti ir vadovėlius, kurių galbūt šiuo metu dar ir ne visi yra prieinami. Tai šiuo metu siūlymas turinys yra lietuvių kalba 5-10 klasėms, matematika 5-10 klasėms, anglų kalba ir tarpdalykinės integracijos toksai kursas, kur yra vienas kursas, jame yra integruotas istorijos, geografijos, pilietiškumo ir ekonomikos, šitie dalykai, ir kitas kursas, kuriame yra integruota biologija, fizika ir chemija. Ir tai yra skirta 5-8 klasėms. Taip pačioje platformoje, ką moksleiviai kiekvieną kartą mato prisijungę jau mokymosi eigoje, yra tai, kad jie turi savo asmeninius mokymosi planus. Atlikus diagnostiką, kiekvienam moksleiviui, kiekvieno dalyko mokytojas kartu su moksleiviu susiplanuoja, koks yra jo mokymosi tikslas, kokiu rezultatu nori pasiekti tais mokslo metais ir yra susidėliojamas, bet toksai mėnesinis mokymosi tikslų asmeninis planas jau su konkrečiomis temomis. Visi dalykai yra sustruktūruoti labai panašiai. Visas turinys yra nuostabu tai, kad visi vaikai ir visi mokytojai mato visą turinį. Tai yra nuo 5 iki 10 klasės. Tai moksleiviai, kuriems galbūt reikia šiek tiek grįžti atgal turinio, pasikartoti tam tikras, užsipildyti mokymosi spragas, gali grįžti savarankiškai šiek tiek ir atgal. Ir tie moksleiviai, kurie yra gabesni, jie gali keliauti savo į priekį. Pats turinys, kaip atrodo viduje, tai kiekviena tema mano parodyta, jinai šiek tiek skiriasi, bet tuo pačiu yra ir panašios. Tai priklausomai nuo dalyko, viduj bus randama teorija, praktinė dalis moksleiviams, bandomieji testai moksleiviams, kuomet jie pasitikrina prieš jau einant į tikrąjį atsiskaitimą, ir medžiaga mokytojui, tai visa atsiskaitomieji testai ar kitokios tai užduotis ir vertinimo instrukcijos, kurios yra reikalingos mokytojams. Kai kuriuose dalykuose yra ir netgi paruoštos pamokoms medžiaga, kurią mokytojai gali naudoti ir tradicinės pamokos formatui. Platformoje yra motyvuojanti vertinimo sistema taškais, jinai tikrai jau yra išbandyta jau keletą metų ir iš tikrųjų veikia. Tai mes matom, kad tie vaikai netgi su mažesne motyvacija pradeda po truputėlį judėti, kadangi jie juda nuo to taško, kurio nebaigia mokytis, kuriem pasidarė nebeaišku, jie po truputėlį patirdami sėkmę ir rinkdami savo taškus, jie iš tikrųjų savarankiškai labiau motyvuoti juda mokymosi keliu. Tai siūlome licenzijas iš tikrųjų mokytojams ir moksleiviams, kurias galite užsisakyti bet kuriuo metu. Tai tikrai nebūtinai nuo rugsėjo 1, kada galima pradėti naudotis pačią platformą. Taip pat su pačiom licenzijom atkeliauja ir kvalifikacijos kėlimas ir Skursai komandos palydėjimas. Tai kviečiu užsisakyti išsamesnį pristatymą savo mokyklai ir noriu pasidalinti keliais atsiliepimais. Jau iš mokyklų, iš tikrųjų yra mokyklų, kurios jau 3 metus dirba su šia platforma, tai iš tikrųjų ir sako,
kad visos pagrindinės mokyklos kursas yra išdėtas nuo lengviausių iki sunkiausių temų, tai leidžia realiai ir iš esmės reformuoti mokinių pasiekimo vertinimo sampratą. Tai yra užtikrinti mokymasi be spragų. Ir turime kelias mokyklas, kurios pernai prisijungia kaip testuojančios mokyklos, kurios ir pastebi, kad tai yra ne tik tai turinys, ne tik akademinės žinios, bet tačiau ir bendrieji, tokie kaip mokėjimo mokytis įgūdžiai ir moksleivių atsakomybės prisėmimas už savo mokymasi. Tai ačiū labai. Lauksiu susisiekiant visų, kam įdomu būtų sužinoti šiek tiek plačiau. Dainorai, mes negirdim tavęs. Atsiprašau. Ačiū Skaistei už pristatymą. Iškart klausiu, gal yra norinčių iš mokyklos to užduoti kokį klausimą Skaistei? Jeigu ne, bet kokiu atveju įrašas liks ir kontaktai bus EdTech centro svetainėje, galėsite susisiekti ir asmeniškai pabendrauti ir užduoti jums rūpimus klausimus. Jeigu dabar klausimų neturim, tada pereinam prie kito mūsų dalyvio. Ir tai yra kompanija TeamBeat, Jira Service Management ir Andrius Sokolnikas. Ar esat, Andriau? Sveiki, taip esu. Labadiena visiems. Dar kartą prašysiu visus, kurie nekalbat ir nepristatot, išjungti kameros, mikrofonus ir kad nesiblaškytumės ir išklausysim Andriaus. Andriau, jums 5 minutės taip pat. Gerai, tą minutėlę. Išėrinsiu ekranu. Taip, tai esu Andrius iš TeamBeat. Šiaip mes kompanija užsiiminėjom, ta prasme, Jira Service Management, tai yra toksai produktas skirtas projektų valdymams, IT įmonėms labiau, bet esmė yra ir situacija yra ta, kad šiaip mes, ta prasme, kadangi esam tėvai ir turim vaikus, vienu žodžiu, ir kažkada tiesiog su kolega susėdę, sakom, vienu žodžiu, atsitinka tokios įvairios situacijos, kai bendravimas tarp mokyklos tėvų ir moksleivių ir vienu žodžiu ir mokytojų. Ir su ta mintim šiaip, ta prasme, pagalvom, kad mes galim savo produktą pritaikyti būtent tom reikmėm patenkinti, tai būtent, sakau, įvairiom mokyklų užklausom, tėvų užklausom, mokytojam ir panašiai. Ir su ta mintim mes ją, ta prasme, vieną iš situacijų pritaikėm mokyklom ir su ta mintim norėjom ir parodyti, gal tai būtų įdomu mokyklom ir vienu žodžiu ir patiktų. Tai čia tiesiog gimusi idėja viduje, bedirbant ir bekalbant apie vaikų mokymus. O esmė yra tame, kad, ta prasme, iškyla įvairios situacijos, kaip pavyzdžiui, tenais, pavyzdžiui, rugsėjo mėnesį ten atsitinka vėl, nežinau, tai tokių pratybų reikia, tai kažkokių vadovėlių, tai kažko dasipirkti, tai ten žinai, nežinai, ir reikia, vienu žodžiu, dažnai pasiteirauti ir paklausti. Tai galėtų būti tokia kaip ir sistemėlė, ta prasme, mes iškėlėm įvairių situacijų, kokios galėtų būti. Pavyzdžiui, ir kaip pavyzdys ten, nežinau, jeigu apie renginius užklausia, tai tie pranešimai keliautų ten, nežinau, administracijai, kaip pavyzdys, arba direktoriam, ne? Ten, jeigu apie kažkurį nors dalyką, pavyzdžiui, atitinkamai jūs norite apie tos dalyko, ten, nežinau, galima pagal klases rinktis, pagal, nežinau, dėstomus dalykus, tie atitinkamai pranešimai galėtų keliauti to dalyko mokytojui, kaip pavyzdys, sakiau, su pratybom ir panašiai, tai domina, kokios ten reikalingos ir užpildai tokią užklausą ir gauna būtent tos klasės tas mokytojas atitinkamai tos mokyklos ir jisai gali atsakyti tada į tą užklausą. Tai pagrinde toksai kaip ir įrankis sistemizuojant ir nežinau, ta prasme, sistemizuojant ir valdant įvairius pranešimus.
Nežinau, tai galėtų būti ir ne tik informaciniai, galėtų būti ir kažkokie anoniminiai pranešimai, pavyzdžiui, kažkas ten, nežinau, pamatė kažkokius vaikus rūkančius prie mokyklos, galbūt galėtų atsiųsti pranešimą tiesiog praeiviai į administraciją apie tokius įvykius. Nežinau, pranešti apie lygą. Tai priekis, vienu žodžiu, vartotojui atrodytų kažkaip taip ir jie visi yra individualiai, tas turinys keičiamas, individualizuojamas, galima pritaikyti bet pagal mokyklos poreikius, galima skaidyti, galima datėti, galima atimti tų įvairiausių pranešimų skiltis. Tas galas, bekas, kaip pasakyti, maždaug atrodo taip, galbūt ir sudėtingai, bet šiaip yra ir daug supaprastinimų, vienu žodžiu, kurie galėtų ateiti ten elektroniniu paštu arba panašiai, ten tie pranešimai, sakau, bet esmė ir situacija yra ta, kad jie yra, gali būti skaidomi, dėliojami pagal kiekvienos mokyklos poreikius, pagal, nežinau, pagal mokytojus, pagal klases, pagal ten, nežinau, kažkokius tai užsiėmimus. Čia, sakau, ta idėja tokia kažkokie tais, kaip pavyzdį, ta prasme, kaip demo versija, mes ją padarėm. Kad tai čia jinai veikianti yra, dėl to galima paspaudžioti, viską, kaip sakant, pasižiūrėti. O ar ta tokia jau problematika pagrindė reikalinga, tai turbūt iš jūsų mokyklų ir būtų atsakymas, ar tokie, nežinau, įrankiai palengvintų tą administracinį darbą mokyklų ir jeigu palengvintų, tai juos tikrai galim pritaikyti, individualizuoti, keisti, pridėti, atimti pagal kiekvienos mokyklos poreikius. Tai ačiū, Andriau, Jums už pristatymą. Iškart klausiu, gal yra norinčių užduoti klausimą, pasitikslinti dėl šito produkto? Jeigu ne, aš pats paklausiu, sakykite, ar kažkiek nedubliuojat jūs tų funkcijų, kurias siūlo įvairūs elektroniniai dienynai? Gali būti kažkurios funkcijos, aš visų nenagrinėjau dienyno funkcijų, gal kažkurias ir dubliuoja, tai dėl to nežinau, tiesiog, sakau, tų sistemų, kiek aš pats dienynus jungiuosi, pasitikrinti, aišku, kaip vaikai mokosi ir panašiai, bet ten didesnių pranešimų ten kažkokių tai nenagrinėjau. Tai ačiū Jums, Andriau. Tada, kaip minėjau, jūsų kontaktai bus palikti taip pat EdTech centro svetainėje. Kas norės detaliau pasikalbėti, pasigilinti, pasiaiškinti, tai susisieks su Jumis. Gerai, tikiuosi sulaukti iš jūsų kokių užklausų. Ačiū Jums. Ir tada dabar kvieščiau prisijungti prie mūsų Lingva Intelligence Oxika produktų atstovė Kotryna Tomkevičiūtė. Matau Kotryną ekrane. Pasiruošus mums pristatyti. Sakykite, ar matote, ar girdite? Matom, Kotryna. Prašau. Ačiū. Tai sveiki visi susirinkę, mano vardas Kotryna, atstovauju edukacinių technologijų įmonę, kuri kūrė teksto sutapčių tikrinimo sistemą Oxiko. Ir kaip mes kalbame apie teksto sutapčių tikrinimo sistemą, mes kalbame apie akademinį sąžiningumą, kritinio mąstymo formavimą ir netgi visuomenės formavimą. Ir pirmas klausimas tikriausiai yra kodėl. Žiūrint į bendrą situaciją visame pasaulyje, plagijavimo rizikos raiška yra labai didelė tokiose šalyse kaip Pietų Amerika, Afrika, Rusija taip pat, matote, išsiskiria grėsminga spalva ir Lietuvoje iš tiesų atsižvelgiant į mūsų duomenis, kuriuos mes renkame iš moksleivių ir studentų, kurie įkelia darbus į mūsų sistemą prieš keliant darbus į universiteto ar mokyklos sistemą, matom, kad tas plagiato rodiklis arba teksto sutapčių rodiklis yra 26,6, kas pagal vidurkį yra iš tiesų ganėtinai aukštas rezultatas.
Ir jeigu žiūrėtumėm, Europoje pagal paplitimą, mes, nenorėčiau sakyti, bet lygiuojamės prie tokių šalių kaip Indonezija, Kirgizija, Baltarusija, Rusija. Todėl mes kaip ambasadoriai akademinės etikos ir užtikrinimo pastaruoju metu orientuojamės ir į bendrąjį ugdymą. Taip pat darome analizės ir analizuojame, kodėl tai vyksta, kodėl mūsų moksleiviai ar studentai kopijuoja ir yra linkę, nenaudoti savo intelektinių gabumų, pasinaudoti paprastesnėmis informacijos priemonėmis ir galbūt netgi panaudoti tą patį ChatGPT. Tai daugiausia iš tiesų priežasčių yra tokių, kurie, susijęs su laiko suvaržymais atliekant užduotis, užduočių sudėtingumo lygis, darbo krūvis tenkantis skirtingų užduočių atlikimui vienam studentui ar mokymui ir labiausiai išryškėjo, aišku, nuotolinio mokymosi COVID laikotarpiu padidėjo skaitmeninių būdų pateikiamų dokumentų, rašto darbų skaičius. Ir kadangi šitas priežastis tikriausiai nėra taip paprasta spręsti čia ir dabar, ateina į pagalbą mūsų įrankis, kuris padeda mokytojai įvertinti darbo rašto originalumą. Ir šiuo metu mes dirbame savo algoritmą tobulinamą jau 10 metų. Kiekvienais metais mūsų sistemą tikriname apie 3 milijonai dokumentų ir šiuo metu mūsų produktu naudojasi 116 šalių. Kodėl naudoja 116 šalių ir taip pat Lietuvoje žinome, kad turime ir lietuvių kalbos mokyklų ir kitų kalbos mokyklų, šiuo metu taip pat turime ir ukrainiečių vaikų, kurie prisijungia į mūsų švietimo sistemą, tai mūsų sistema pilnai padengia visus, galima sakyti, visas labiausiai paplitusias kalbas, tuo pačiu ir mano minėtas lietuvių, anglų, rusų ar ukrainiečių kalbas. Ir pagrindinis teksto sutapčių sistemos elementas yra ataskaita, kuri yra dinaminė ir yra įdomi ir pagrindinis rodiklis, kurį mes dažniausiai visą laiką vertiname, tai yra teksto sutaptis, kuri tikriausiai jau rodo tą galimą plagiatą. Ir kiekviena teksto sutaptis pažymima raudona spalva, kuri identifikuoja tam tikrą šaltinį ir tą šaltinį galima peržiūrėti ir vertinti, ar tikrai buvo medžiaga nukopijuota iš ten ir kokia tikslia dalimi tai buvo nukopijuota. Tačiau iki šiol teksto sutapčių tikrinimo sistemos ir mūsų sistema buvo kaip įrankis, kuris padeda užkardyti plagiatą, bet šiuo momentu mes einame link to, kad norime būti įrankiu, kuris padeda mokyti būtent akademinio sąžiningumo. Todėl turime tokius papildomus rodiklius kaip perfrazavimas, tinkamas, netinkamas citavimas ar probleminės vietos ir bandymai sukčiauti ne prieš mokytoją, o būtent prieš mus. Taip pat turime perfrazavimo rodiklį, kuris identifikuoja, kaip turėtų būti atpažintas perfrazavimas, tiksliau galimybė būtent sukčiauti, kai bandome įterpti tam tikrus skirtingus žodžius arba juos perrašyti, pakeisti. Ir citavimo rodiklis, kuris tiesiog identifikuoja teisingai sucituotas vietas. Turime taip pat sukčiavimo aptikimą, kaip jau minėjau, kuris jau bando studentai ir moksleiviai implementuoti į savo rašto darbus, kad mes, tokie kaip teksto sutapčių tikrinimo sistemos, negebėtumėm atpažinti ir taip to pasekoje rodytumėm nulius. Tai esame kiek įmanoma visus sukčiavimo būdus padengę. Ir kas yra svarbiausia dabar tikriausiai ir kas daugiausiai iššūkių kelia, tai yra dirbtinis intelektas. Tai noriu pasidalinti informaciją, kad mes šiuo metu jau turime sukūrę sistemą, kuri leidžia identifikuoti galimybę, ar tekstas parašytas dirbtinio intelekto ar ne. Tai vienas pavyzdys, paprašiau ChatGPT sugeneruoti, apie Brisiaus galą rašinėlį, neskaitant to, kad tai yra Tumo Vaižganto kūrinys. Jį kėlėme į ChatGPT klasifikatorių ir ten radome informaciją, kad iš tiesų ne iš kur tai parašytas žmogaus ar dirbtinio intelekto. Taip pat įkėlėme į kitą įrankį, kuris taip pat pasakė, kad tikriausiai tai parašyta žmogiškųjų resursų, bet norime pasakyti, kad tos kurtos sistemos yra kurtos anglų kalba, todėl lietuvių kalba jos tiksliai negeba atpažinti, dėl to atsiradome mes, kaip tos akademinės etikos užtikrintojai, kurie sukūrė produktą lietuvių kalbos teksto atpažinimo, kuris galimai buvo kurtas dirbtinio intelekto. Tai tas pats tekstas pateiktas irgi sistemoje rodo rezultatus, kad tai yra galimai 91% parašytas darbas dirbtinio intelekto. Tai jeigu įdomu plačiau, kviečiu susisiekti ir pabendrauti. Kiekvienai institucijai suteikime mėnesio laiko bandomąją versiją, kurio metu galite pridėti daugiau vartotojų ir išbandyti visą instituciją.
Ačiū, Kotryna, Jums už tą koncentruotą pristatymą. Iš to, ką sakėt, supratau, kad tai yra puikiai pritaikoma universitetams. Kaip manot, kaip galėtų šitą produktą išnaudoti mokyklos ir mokytojai? Tai lygiai taip pat kaip ir universitetai, kadangi daug dabar domimės ir pati šiuo metu esu magistrantė ir studijuoju edukacinių technologijų valdymą, tai labai bendrauju dabar artimai su mokytojais ir kalbame apie tai, kad jau yra tokia situacija ir daugiau yra tyrimų padaryta vis tiek aukštosiose mokyklose ir su studentais ir dėstytojais, bet tai rodo, kad tokius paternus, kuriuos mes kaip žmogus įgūdžius, savo gebėjimus susikūrėm universitete, mes tuos įgūdžius, savo darbo metodus pritaikome lygiai taip pat ir darbo aplinkoje. Tai to pasekoje galime sakyti tai, ką išmokstame mokykloje, mes pritaikome universitete, ką išmokstame universitete, pritaikome savo darbo aplinkoje. Todėl mes labai tikime, kad akademinis sąžiningumas ir būtent autorinių teisių užtikrinimas plačiaja prasme, kad negalime kopijuoti, klausytis nelegalios muzikos ir filmų, jau turi būti apibrėžta ir mokama būtent bendrajame ugdyme, nes vis dėlto ten gauname pagrindą. Ačiū, Kotryna, Jums gal turit klausimų, kas nors iš esančių šitam renginį mūsų? Kol kas ne. Jeigu ne, tada dar kartą priminsiu, kad kurie nepateikėt pristatymo, ką noriu prašyčiau neįsijungti, dabar man gavau žinutę, kad iš kamščių prasibrovė asmo, kuris turėjo būti pirmieji užsiregistravę buvo, tai yra būtent bendrovių švietimo Renesansas ir jų produktas E-licėjus ir Mantas Vičius. Mantai, ar esate čia? Taip, sveiki, esu. Tai iškart Jums 5 minutės, mes Jūs girdim tada, pasiruoškite ir lauksim Jūsų pristatymo. Tikiuosi, kad matosi, taip? Matosi. Labai malonu. Tai labai malonu visus, kaip pasakyti, matyti už ekranų, nors veidų netenka pastebėti šiandien, bet aš Jums pristatysiu mūsų personalizuotą mokymosi platformą E-licėjus, kuri yra skirta 5-12 klasių moksleiviams gerinti rezultatus, identifikuoti spragas ir taip siekti aukščiausių rezultatų. Bet trumpai prieš pradedant, norėčiau šiek tiek apžvelgti ir situaciją Lietuvoje. Žinome, kad mokykloje labai sunkiai yra užnorinami moksleiviai rinktis studijų metu inžinerinius mokslus. Ir tai suponuoja labai didelę tokią situaciją, kad turime milžiniškai viršijančią pasiūlą tiesiog poreikio inžinerinių mokslų baigusių specialistų. Na ir baigusiųjų tokius mokslus yra vis krentantis skaičius Lietuvoje. Tai klausimas natūraliai kyla, kodėl taip gaunasi. Tai viena iš mūsų prieigų, ką mes pastebėjome irgi kartu su Vilniaus universitetu, kad STEM dalykų grupėje mažiausiai yra kontekstualizuojamas ir mažiausiai inovatyviomis prieigomis pasižymė būtent matematikos dalykas. Ir dėl to kiekvienais metais matematika išlaikoma yra apie 15, tik 30% abiturientų neišlaiko tikėtina. Bet yra ir dar kitų iššūkių, irgi, man atrodo, didžioji dalis jūsų ir žinos, kad leidyklos nelabai spėja kurti vadovėlių pagal atnaujintą bendrojo ugdymo programą, mokytojams tenka labai didžiulis krūvis, nežinia ir noras visgi pasiruošti tarpiniams atsiskaitimams, kaip pasakyti, egzaminams, tuo pačiu metu 10 ir 12 klasės, kaip pasakyti, tikrinimui ir brandos testavimui. Tai klausimas, kaip visą šitą situaciją spręsti, žinant, kad tiek yra daug sąmyšio, netikslumų, nežinios ir būtent matematikos dalyką, kaip galėtume mes atliepti, tai mes kūrėme E-licėjaus sprendimą, tai yra rinkoje unikalus dirbtiniu intelektu grįsta mokymosi platforma, kuri identifikuoja moksleivių žinias, žinių spragas ir pagal tai sudaro jų likvidavimui skirtą planą su visų vaizdo ir užduočių turiniu, kuris yra skirtas nuo 5 iki 12 klasės pagal atnaujintą bendrojo ugdymo programą ir seną galiojančią, būtent specifiškai matematikai. Tai ką tai padaro mokiniams, tai išlaisvina ir įgalina jos tobulėti, nes jie mato savo individualias spragas. O kas liečia mokytojus, tai vėlgi dėka dirbtinio intelekto E-licėjaus platformos, mokytojas gali greitai kelių mygtukų paspaudimų, 30 skirtingų, tarkim, net kontrolinių variantų, automatiškai sutikrinamų paruošti ant E-licėjaus, kur yra duodamos išvados ir spragos parodomos mokytojui kiekvieno moksleivio, kur būtų galima pasitempti, pasikartoti, pajudėti prieki ir tuo pačiu metu visas turinys yra prieinamas moksleiviam.
Jeigu taip labai greitai apžvelgti, veikia pati platforma 3 žingsniais. Yra tiek mokinio, tiek mokytojo prieiga, bet šiuo atveju rodant mokinio, tai prieš kiekvieną pamoką vyksta diagnostinis testavimas, kuris vėlgi nustato silpnasias ir stipriasias mokinių žinių vietas ir specifiškai parodo jų žinių spragas. Tai vėlgi čia trumpai taip matosi linearus jų mokymosi kelias, spragos ir aiškus užduota mokytojo įkritę, kaip pasakyti, testukai. Tai jeigu trumpai pamatyti, kaip ta pati diagnostika veikia, tai vėlgi įėjus į vienos pamokos struktūrą, mokinys gali spręsti diagnostinį testuką, kur, tarkim, jisai nieko iš viso šiuo atveju nežino, jisai spaudžia baigti. Baigus platformą specifiškai parodo, iš ko buvo sudarytas šitas diagnostinis testas, jo žinių atsektas spragas ir tobulėjimo galimybės, plus jo kairiai pusėje įrodoma sprendimą, kaip jis sprendė, ir dirbtinio intelekto žingsnis po žingsnio sprendimo eiga, kaip reikėjo spręsti būtent šitą uždavinį su visom užuominomis, kaip reikėjo pasiekti galutinį teisingą atsakymą. Tai mes sugebam vertinti ne tik galutinį atsakymą, bet ir visą procesą. Tai kiekvienas mokinys gali tikrai gauti to, ko jam reikia, plus kiekvienas uždavinys yra parametrizuojamas, reiškia, visi mokiniai ant platformos gauna unikalius uždavinius, kuriuos sunku, kaip pasakyti, atrasti kitur, nusirašyti ir taip gauna asmeninį dėmesį savo. Na ir čia jau einant į pačią turinio struktūrą, bet apie tai antram žingsnį. Tai pačios pamokėlės pas mumis sudarytos į mažus gabaliukus, tai prasideda vėlgi nuo diagnostinio testuko, tada yra turinio dalis, kur yra tekstinės, vadovėlinės dalis, vaizdo įrašai ir aiškus užduotėlės, kurias minėjau, kad mokiniai gali regeneruoti kiek nori skirtingų variantų, nes jos yra skirtingais skaičiais, parametrais, tai kiekvienam unikalūs uždaviniai ir pagal tai užuominos ir atsakymai krenta moksleiviams pagal tos skaičius, kurios parenka platforma. Jeigu taip trumpai iš turinio pusės, vėlgi yra ir trumpi vaizdo įrašai, yra testukai. Jeigu čia trumpai prasukant vaizdo įrašą, kiekvienas iš jų yra iki 15 minučių, mūsų ilgiausias yra 15 minučių ir 40 kažkiek, man atrodo, sekundžių. Visi dauguma jų yra iki 2, 5, 8 minučių. Na, tiesiog trumpi vaizdo įrašai skirti, kad mokiniai galėtų tikrai įsisavinti reikiamą informaciją ir judėti prie praktinės dalies sprendimo. Va čia matome, jeigu mokinys nežino, kaip pradėti spręsti uždavinį, jis visada gali mūsų Alicejaus dirbtinio intelekto paprašyti užuominos, kad bent jau galėtų padaryti tą pirminį žingsnį. Tai jeigu matome, kaip mokinys veda, jam rodo, kad vėlgi tarpinis atsakymas priimtas, bet galutinio atsakymo dar mokinys nepasiekė. Jis gali vėl prašyti užuominos arba tuo pačiu metu spausdamas ant akutės šitoj vietoj pamatyti visą eigą, kaip reikėjo spręsti, plus gali regeneruoti šitą uždavinuką skirtingais parametrais, kur vėl visos sąlygos, užuominos yra duodamos moksleiviui pagal būtent tą tipą turinio. Na ir trečias žingsnis iš mokinio prieigos, tai vėlgi savianalizė. Tai yra labai svarbu, norint, kad mokiniai žinotų savo stipriasias ir silpnasias vietas. Pati platforma mokiniams duoda vėlgi aktualius iššūkius, kad jie galėtų atsektas spragas ant platformos likviduoti ir galėtų taip gerinti rezultatus. Nes visi žinom, kad gali būti ir moksleivių 12, 11 klasiai, kurie turi spragų būtent iš 5, 6, 7, 8 klasės, nesvarbu kurios, specifinių pamokų ir specifinių pamokų segmentų. Tai mūsų licėjus sugeba būtent nukreipti mokinius į tos turinio segmentus, kur yra jų žinių spragos ir suteikia visą reikiamą informaciją, medžiagą ir statistiką, kad jie galėtų toliau progresuoti ir pasiekti visą lygį su kita klasės dalimi. Na ir trumpai apie mokytojo. Vėlgi, kaip ir minėjau, mokytojai gali stebėti individualią mokymosi statistiką kiekvieno mokinio, žinoti jų individualias mokymosi spragas ir pagal tai daryti tikslinės intervencijas klasės metu. Ką reiškia tikslinės intervencijos? Vėlgi, mokytojas gali pasidaryti pats savo diagnostinį testą iš mūsų matricos labai trumpai kelių mygtukų paspaudimų, 30 skirtingų variantų mokiniams užduoti ir vėlgi pasimatuoti klasės lygį būtent iš specifinių pamokų, kurias norėjo diagnozuoti mokytojas, norint pasimatuoti klasės arba savo net visos mokyklos lygį matematikoje. Tai ir vėlgi prieinama prie viso turinio pagal atnaujintą programą, kur mokytojas tikrai gali naudoti tiek vaizdo įrašus, tiek tekstinės dalis klasės metu, bet tai yra svarbiausiai, kad analizuoti tos rezultatus ir padėti mokiniams toliau pasivyti klasės tempą ir judėti toliau progresuoti link geresnių rezultatų. Na ir galiausiai nesiplėsiu apie mokymosi proceso metu galimybės, bet jų yra įvairių, čia galėsite tikrai pasiskaityti. Na ir aišku, mūsų pačių irgi užklausti klausimų, bet jeigu taip trumpai, žvelgiant, licėjus yra irgi įtrauktas tarp top 9 Lietuvos sprendimo edukacijos srity
esame įtraukti ir Švietimo mokslo sporto ministerijos skaitmeninio švietimo gairės bendrojo ugdymo vadovams, kaip vienas iš pagrindinių rekomenduojamų įrankių būtent dirbtiniu intelektu grįstų, kuris gali padėti kelti rezultatus moksleivių. Na ir apie komandą, vėlgi dėl to, kad darom dabar matematiką, tai turim tikrai labai nuostabių šaunių matematikos mokytojų, švietimo inovacijų lyderių Lietuvoje, kurie yra, darantis visą turinį. Tai jeigu matematikai, tarkim, klausosi, tai tikrai turėtų žinoti ir Vilija Dabrišienė, Antaną Apynę, Violeta Kravčinkienė ir Vilius Tokėną, bei kitus mūsų nuostabius mokytojus, kurie padaro, kad visas tas licėjaus turinys pasiektų visus jau moksleivius šiais mokslo metais. Tai džiaugiamės rezultatų, kad turime net 7,000 moksleivių iš visos Lietuvos, jau pradedančių startuoti su mumis šiais mokslo metais ir tobulinti bei likviduoti savo žinių spragas kartu su licėjum. Tai ačiū, man tai labai ačiū už pristatymą, tikrai jūsų kontaktai bus paskelbti, kas norės susisieks. Matau, iš karto turim klausimėlį, Vida Morkūninė klausia, kaina mokytojui, mokiniui, šiek tiek apie kainodarą turbūt nori sužinoti. Tai šiuo momentu kainodara yra daroma nuo moksleivio per mokslo metus. Mokytojam mes netaikome jokio mokesčio, jeigu jie dirba su licėjaus klase. Tai vėlgi, jeigu tai yra įsigijimas per savivaldybę, yra visados lengvesnės sąlygos, bet dabar taikome 25 € plus PVM nuo mokinio per mokslo metus, tuo pačiu metu teikiant mokytojam visiškai nemokamai prieigą prie platformos. Tai licenzijos kainodara nuo mokinio per mokslo metus. Ačiū Jums, Mantai, tada ir dabar prašyčiau. Taip. Išjungti skaidrę. Jo, kamerą, ačiū Jums, dėkoju. Bendrovė Neurotechnology, Sentisite įmonė ir Karolis Uziela. Ar turim? Sveiki visi, ar girdit mane? Taip, girdim, matom, Karolį, tai prašom Jūs pristatyti savo pasiūlymą. Taip, pasidalinsiu savo ekraną. Matot mano ekraną? Taip, matosi. Puiku. Taip, tai aš esu Karolis iš įmonės Neurotechnology. Mūsų įmonė yra viena didžiausių įmonių Lietuvoje dirbanti su dirbtinio intelekto algoritmais. Ir kadangi dirbtinio intelekto sąvoka buvo įtraukta nuo šių metų į bendrojo lavinimo programą, manome, kad galėtume prisidėti prie mokinių supažindinimo su dirbtinio intelekto sąvokomis ir principais. Taigi, norėčiau pristatyti Sentisite AI vaizdų atpažinimo platformą, kurią aš kuruoju. Ir ši platforma, būtent manome, kad galėtų parodyti vaikams, kaip veikia dirbtinis intelektas ir jie patys galėtų pasibandyti apmokyti mašininio mokymosi metodus. Tai priminsiu, kad dirbtinis intelektas arba mašininis mokymasis dažniausiai susideda iš 3 žingsnių. Tai pirmas, jeigu kalba yra apie vaizdų atpažinimą, tai turi būti surenkamos nuotraukos ir jos sužymimos. Tai yra, turi būti pažymimi objektai, kurie turi būti atpažinti. Antras žingsnis, apmokamas neuroninis tinklas arba dirbtinio intelekto metodas atpažinti tos objektus. Ir trečias žingsnis, dirbtinis intelektas gali būti naudojamas daryti prognozes ant nuotraukų, kurios apmokymo metu nebuvo naudojamos ir kurios nėra sužymėtos. Tai visus šios 3 žingsnius mokiniai galėtų išbandyti Sentisite AI platformoje. Čia matote Sentisite platformos darbinį langą. Čia jau yra įkelti pavyzdiniai duomenys su grybais ir jų tipais. Šios duomenys galima išsikelti vos prisijungus prie platformos. Ir duomenų žymėjimas vyksta labai paprastai. Tiesiog pasirinkus keletą nuotraukų galima pasirinkti tam tikrą objekto tipą. Pavyzdžiui, šiuo atveju aš galiu pasirinkti baravykas ir tas baravykas atsiranda tarp sužymėtų duomenų.
paspaudus minus mygtuką baravykas nusiema nuo tų nuotraukų. Na ir sužymėjus duomenis, tai čia yra pirmas žingsnis, antras žingsnis galime apmokyti algoritmą. Tai apmokyti algoritmą šioje platformoje galima labai paprastai, tiesiog paspaudus train, single label classification šiuo atveju parodysiu, kadangi tai yra paprasčiausias modelio tipas. Ir tiesiog paspaudus start, modelis pradedamas mokyti. Čia matomas modelio apmokymo progresas, tačiau aš jums parodysiu, kaip atrodo jau apmokytas modelis, kad nereiktų laukti. Tai apmokius modelį galima atsidaryti to modelio langą, kur matoma įvairios modelio veikimo statistikos. Tai statistika įvertina, ar modelis teisingai daro prognozes ant treniravimo duomenų ar neteisingai. Tai duomenys skirstomi į treniravimo ir validacijos duomenys. Tai validacijos duomenys yra dalis duomenų, kurie buvo atskirti iš treniravimo aibės ir ant jų nebuvo apmokama, tačiau jie buvo naudojami įvertinti, ar modelis veikia gerai ar negerai. Paspaudus Advanced View galime pamatyti dar daugiau įvairių statistikų ir žinoma, galbūt visų statistikų mokiniams nebūtina žinoti, tačiau manau, kad tai būtų gera platforma supažindinti mokinius bent jau su pagrindinėmis statistikomis ir paaiškinti, ką jos reiškia. Galbūt netgi mokiniai galėtų patys apskaičiuoti tas statistikas iš modelio prognozių ir vadinamųjų ground truth duomenų, tai yra tų, kurie buvo sužymėti žmogaus. Taip pat mokiniai gali peržiūrėti modelio prognozes ant mokymo bei validacijos aibių. Na ir žinoma, kaip žadėjau, trečias žingsnis, mokiniai gali daryti prognozes ant nesužymėtų nuotraukų. Tiesiog paspaudus Make a New Prediction ir pasirinkus nuotraukas iš savo kompiuterio, galima iš karto matyti modelio daromas prognozes. Taigi tiek trumpai apie platformos galimybės. Žinoma, čia pristačiau tik tai labai nedidelę dalį, taip pat yra kiti modelio tipai ir kitos galimybės. Tačiau jeigu šitoks įrankis sudomino ir manote, kad galėtų būti naudingas informatikos pamokose, mokant mokinius dirbtinio intelekto sąvokų bei principų, visada galite susisiekti. Taip pat jau dabar galite užsiregistruoti ir nemokamai išbandyti šią platformą. Tam tai reikia nueiti į Scientisite.ai puslapį ir užsiregistruoti. Ir galėsite iš karto išbandyti mūsų platformą. Taip pat turime vartotojų informacijos. Šiuo metu tiek platforma, tiek vartotojų informacija bei video mokomoji medžiaga yra angliškai, tačiau viskas yra labai intuityvu ir paprasta, ir jeigu kyla klausimų, visada galite susisiekti ir stengsime pagelbėti. Taip, ačiū Andriui už pristatymą, tikrai turime tęsti toliau. Kaip ir minėjau, susitikimo pradžioj visi kontaktai bus paskelbti, visi, kas norės su visais, galės atskirai susisiekti, pasikonsultuoti ir taip toliau. Tai ačiū Jums ir dabar prašyčiau sekančių pristatymų mums pateikti. Tai yra bendrovė Vedliai ir jų atstovė Viltautė Žvirdzinaitė turėtų būti. Matome Jūs, Viltautė, pasiruošusi, tada iškart Jums 5 minutės. Ačiū Jums. Ačiū labai.
Tuoj. Matosi mano ekranas? Tikiuosi, taip. Tai sveiki visi, aš esu Viltautė iš informatikos mokymo programos Vedliai ir mes jau 4 mokslo metus iš tiesų vis kalbėdavom su mokyklom, vis klausdavom ir ruošdavomės būtent informatikos atėjimui į pradinį ugdymą ir būtent šios naujos disciplinos žinių suteikimą, įgūdžių, kompetencijų suteikimą vaikui, galvojant apie kiekvieną vaiką ir būdus, kaip užtikrinti, kad mokyklos jaustumėte saugiai, kad jūsų mokytojai nesigazdintų, o drąsiai vestų fantastiškas informatikos pamokas. Tai pagaliau nuo šių mokslo metų bendro ugdymo programos jos yra atnaujintos, informatika pagaliau yra pradinio ugdymo dalis ir, žinoma, yra atnaujintos ir peržiūrėtos ir aukštesnių klasių ugdymo programos. Tai mes Vedliai esame vienintelė programa mokytojams, kur padedam pasiruošti ir kūrybiškai integruoti informatiką 1 jau ir 8 klasėse ir suteikiam tokią visapusę pagalbą, pradedant nuo turinio, pratybų vaikams, nuoseklios programos ir reikalingos pagalbos mokytojai. Ir dirbam labai plačiai, tikrai manau, kad dalis mūsų jau ir žino, gal jūs mokytojai ir mokosi. Tai pernai metais turėjom 2600 mokytojų ir pradėjom IT mokytojų pilotinę programą, todėl jau šiais metais galim siūlyti pilną programą orientuotą būtent jau ir į 5-8 klasių IT mokytojus. Ir pasileidom savo pratybas ir matom, kad jos tikrai buvo puikiai labai naudojamas, rado mokytojai jų patogumą ir panaudojo daugiau nei 240 000 kartų su vaikais šias pratybas tik per pernai mokslo metus. Tai ką jūs kaip mokyklos, kaip mokyklų vadovai gaunate su mūsų Vedlių informatikos programa, tai yra tokie 3 pagrindiniai dalykai. Na tai visų pirma yra naujos kartos informatikos turinys, kuris yra remtas mūsų unikalia pedagoginė praktika, kurią mes kūrėm atsižvelgdami į tiesiog tech kompanijų pavyzdžius, MIT, kuri reiškia suprask, išbandyk, kurk, vadinasi, kad visas mūsų turinys, jis yra paruoštas taip, kad būtų galima ir nuosekliai mokytis, ir palaipsniui, ir kiekvienoje pamokoje kurti. Reiškia, mes pasitelkiam technologijas tam, kad vaikai galvotų ir kurtų savo projektus. Temos jos yra sukuruotos būtent tai, kad atlieptų šiandieninį informatikos poreikį. Tai pradedam nuo skaitmeninio raštingumo, jeigu tai yra pradinukų mokytojas, tam, kad jis tiek savo, tiek vaikams tos įgūdžius suteiktų. Ir paskui jau einame į informatikos lauką, tai žinoma yra ir kūrybinio programavimo skirtingo lygio ir pradedantiem ir pažengusiem ir supažindinimas su darbu virtualioje realybėje, modelių, 3D modelių kūrimas. Kolega kaip ir minėjo apie dirbtinio intelekto, machine learning įvairias programas, tai pas mus irgi yra ir dirbtinio intelekto modulis, kur mes mokome vaikus suprasti technologinių konceptų atitinkamai pagal jų amžių, arba tik tais labai bazę, arba jau ir giliau. Taip pat kalbam apie saugų internetą, duomenų modulis, o jau kas labiau skirta IT mokytam ir nuo šių mokslo metų išgirdom ir IT mokytojus, informatikos mokytojus 5-8 ir atsiranda ir nauja programavimo kalba Pythonas, kas irgi yra girdi mokytam reikalinga, taip pat kibernetinis saugumas, na ir temos, kurios yra tiesiog pagal atnaujintą bendro ugdymo programą. Tai mes viską taip sujungiam, kad mokytojai būtų patogu ir jis jį rastų. Tai čia yra turinys, temos ir tada yra mūsų tas patogus naudoti jau klasėje su vaikais įrankis, tai yra pratybos. Nereikia jokių papildomų prisijungimų vaikam, mokytojas gauna unikalų kodą, kaip čia pavyzdį, ir jie suveda kodą ir vaikai sėda ir gauna tokį pažingsninį tos pamokos planą, kur yra viskas labai detaliai aprašyta ir tada kiekvienas vaikas gali savo tempu mokytis ir patirti tą savo sėkmę, kuriant savo technologinį projektą. Tai iš tikrųjų už mokytojų jau girdim, kad pasiekė tokią stadiją, kai ateina vaikai ir tiesiog nieko neklausia, sako, koduką. Duokit koduką, vaikai prasineša koduką ir namo, nori pabaigti projektą, nori parodyti tėvams. Ir iš tiesų būtent šios pratybos ir yra sukurtas tam, kad jos taupytų mokytojo laiką pasiruošimo pamokai. Mokytojui užtenka žinoti, kokią temą, su kokiu įrankiu nori dirbti.
ir jisai eina ir gali tiesiog pasiimti viskas paruošta. Tai čia toks antra dalis mūsų labai svarbi ir trečia yra, kad mūsų komanda esam tam, kad padėtume kaip geriausiai mokytojui ir padėtume mokytojui irgi patirti sėkmę. Tai mes vedame ir reguliarius susitikimus nuotolinius, praktinius, kur mokytojai kiekvieną kartą kuria kartu su mumis ir mokosi vieną ar kitą įrankį, vieną ar kitą temą. Turim bendruomenės susitikimus, kai aptariam kažkokiai tai mokytojų grupiai svarbias problemas. Taip pat visa medžiaga, vadinasi, visi mūsų vaizdo įrašai, pamokos, moduliai, jie turi profesionalius video įrašus, kurie irgi koncentruotai per 20 minučių, per 30 priklausomai nuo temos perteikia visą medžiagą. Tai yra ir video, ir įrašai, ir nuoseklus aprašymas. Taip pat mokytojai gali tiesiog parašyti mums ir individualiai ir mes jiems atsakysime, pakonsultuosime nuo tokių techninių detalių iki, pavyzdžiui, patarimo, kokį geriau vieną ar kitokį įrankį naudoti su vieno ar kito amžiaus vaikais. Ir tada, kaip atrodo, kai aš sakau, kad vaikai kuria su technologijomis, technologinė kūryba, tai tie, kas pas kuriuos gal mažiau tokių pamokų buvo, arba jeigu mokytojai jums neparodo, tai aš įdėjau tik kelis pavyzdžius, tai tiesiog irgi iliustruoti, ar ne, kad mes informatikoje visada integruojame su skirtingais mokomaisiais dalykais, su skirtingomis temomis, tai tiek, kad ir informatikos mokytojas, kai moko, kad jam gražiai sueitų ir sutaptų temos ten ar iš kokios matematikos, ar iš gamtos mokslų, ir vaikai kuria kažkokius 3D modelius, mokosi suprasti fizikinius dėsnius, arba pavyzdžiui, gamtos mokslų pamokoje daro kokį, čia buvo toks tikras pavyzdys, padarė, kad augino varliuką, tada suprogramavo būtent animaciją ar net ciklą, kas po ko vyksta ir jau turi tokį skrečio projektą, arba pažindinasi ir tiesiog linksminasi su dirbtiniu intelektu. Tai tokie 3 pagrindiniai dalykai - programa nuosekli, plati, sukuruota naujos kartos informatikos pratybos, skirtas būtent darbui vaikams, kurti tokius projektus ir pagalbą. Tai visas toks mūsų specifiškas prieiga būtent informatikos atvedimui į klasę buvo pastebėtas ir įvertintas kaip unikalus ir kaip pagal World Summit Awards viso pasaulio įvairių sprendimų švietimo kategorijų, būtent vedliai mūsų platforma, mūsų produktas buvo išrinktas kaip geriausio švietimo sprendimo pasaulyje. Ir taip pat esam žinoma ir Lietuvoje, kaip EdTech startuolis numeris 1. Tai labai džiugu šitie įvertinimai, bet mums asmeniškai tai džiugiausia yra, kai gaunam iš savo auditorijos, tai yra būtent mokytojų ir vaikų atsiliepimus. Tai jau yra aišku įvairiausių, tai dedu čia tik vieną. Tai informatikos mokytoja, kuri prisijungė pernai, jinai turi labai daug klasių mokomųjų, net 15 mokomųjų klasių ir sakė, kad labai palengvino į darbą, nes turėdama šitiek klasių, šitiek skirtingų poreikių vaikų, būtent pratybos jai buvo tas įrankis, kuris leido pagal vaikų gebėjimus paskirti arba skirtingas užduotis ir tiesiog susigaudyti ir lengviau dirbti ir vesti pagal atnaujintas bendro ugdymo programas jau informatikos pamokas. Taip pat labai įdomu, mes visada klausome, kaip vaikams, ar kinta kažkas klasiai. Tai ką girdim, įvardinau irgi tokius kelius momentus, tai skaitmeninė kompetencija, galima sakyti, savaime yra ugdoma, nes mes dirbam su technologijomis, jie kiekvieną pamoką naudoja vieną ar kitą skaitmeninį įrankį. Įdomiau net yra tie šalutiniai poveikiai, tai kad stiprėja loginis mąstymas, nes tam, kad tu programuotum, sukurtum tuos projektus, ten reikia tikrai pagalvoti, ten A-B variantą pasirinkti, jie turi lavinti matematinį mąstymą, kompiuterinį tą mąstymą, prisiema taip pat atsakomybę. Miela Viltautė, atsiprašau, tikrai tu jūs nutraukt, žinau, kad galit kalbėti turbūt į valandas nesustodama. Tai matau, mūsų pokalbių langelyje yra tik vienas klausimėlis jums, dar iš karto sako, visiems galima tą patį klausimą užduoti, kokia yra kaina mokytojui ar mokiniui. Taip, tai aš kaip tik ir turėjau, čia paskutinė mano skaidrė buvo. Taip, mes turime metinės prenumeratas, tai mūsų kaina yra klasiai. Pradinio ugdymo viena klasė kainuoja 180 eurų, tas gaunasi vaikam apie 5-6 eurų metam. Mes neapmokestinam atskirų vaikų, tiesiog yra klasių komplektai, 5-8 yra mažiausias
mažiausias tas komplektas yra 4 klasės, informatikos mokytojų 500 €, kiekviena papildoma klasė 125 €. Jeigu yra mokykla perka visą paketą, tai yra visoms klasėms arba didesnį paketą, tai aišku, kad kaina tada jau yra individualiai derinama ir mažesnė negu perkant per vieną klasę. Na, čia kaip visur. Tai tokiu atveju tiesiog reikia rašyti labas@vedliai.lt. Ir bet kokiu atveju, tai visa informacija pas mus yra www.vedliai.lt. Ten rasite ir registraciją, dar galite registruoti šią savaitę, nupirkti savo pradinių klasių mokytojų arba informatikam, o susisiekti su mumis tai per labas@vedliai.lt. Tai ačiū labai, atsiprašau, jeigu išėjau iš laiko limitų. Ačiū Jums labai, dabar turiu vieną klausimėlių ir gerbiamos Linos ir visų kitų noriu atsiklausti. Vieni mūsų dalyviai turėjo 4 valandą jungtis kitur ir noriu atsiklausti Jūsų, ar Jūs galėtumėte užleisti vienams iš eilės galo prieš Jūs, ar kaip mes darom. Taip norisi, kad visi galėtų pristatyti, tai tiesiog noriu Jūsų labai gražiai atsiklausti. Tai aš labai gražiai užleidžiu tada. Tai ačiū Jums labai tada, gerbiamas Arūnai, Vyturių leidykla ir skaitmeninių knygų biblioteka, jeigu esat pasiruošę pristatyti, tai laukiam labai Jūsų. Tvarkoja. 5 minutės taip pat. Dėkingas kolegams iš Spot Itself, aš dabar bandau rodyti ekraną apie, turbūt matosi viskas vaizdas, ar ne? Dvigubas ekrano vaizdas. Matom. Matosi, ne? Negirdėjau. Matosi, Arūnai. Tai tvarko, tai tada labai ačiū. Šiaip matau čia ir pažįstamų mokytojų, labai džiugu matyti, pats asmeniškai nuo Vyturio esu įsitraukęs, bet kadangi tokia intensyvi labai situacija yra tik tai 5 minutės skirtos, tai manęs kolegė paprašė pristatyti, tai aš ir bandau. Tai Vyturys yra skaitmeninių knygų reikalingų vaikams skaityti ugdymo proceso metu svetainė, kadangi skaitymas įgūdis, kuris yra lavinamas 3 skirtingais būdais, arba 3 skirtingom formom, tai yra garso knygos, skaitmeninės knygos, popierinės knygos, ir be paveikslėlių knygos. Tai mes visą šitą poreikį ir tenkinam nuo 1 klasės ligi 12, nuo Degutytės ligi Dostojevskio ir nuo programinių knygų iki neprograminių knygų. Šiuo metu, žodžiu, pati sistema veikia taip, kad kiekvienas vaikas turi savo paskyrą, paskyroje turi savo skaitomas knygas, matot, dalis knygų yra įgarsintos su ausiniu ženklu, dalis knygų yra iliustruotos su iliustracijos ženklu, čia galima tokiais atvejais, pavyzdžiui, rodyti knygas per didelį gražų projektorių, dabar kaip prisipirko visi iš tų renginių, kalbėsiu vaikais apie tai, nes iš tikrųjų didelės kokybiškos iliustracijos daro vaikams nepaprastą įspūdį. Kaip ir kalbėjau prieš tai, dalis knygų yra garsintos, būtent ta kitokia skaitimo forma. Kiekvieną mielą rytą įvėluodavo į darbą, teisindamasi, kad pramigo. Ir ta pati standartinė forma, kur knygą galima skaityti, žymėtis tekstą, mokytojas gali matyti pastabas, vaikai gali rašytis pastabas ir išsaugoti ir jas vėliau matyti, rūšiuoti, redaguoti ir taip toliau ir taip toliau. Tai klausimas, jeigu kokį poreikį tenkina šitą pati programa, tai tenkina tą tokį nuolatinį poreikį, kadangi skaitimo gebėjimų, kadangi skaitimas yra bazinis įgūdis, apskritai išsilavinusiam vaikui reiktų gyventi namuose, kurie nemažiau kaip 300 knygų, taip bent jau yra sakoma. Vyturėtų knygų yra 500 ir visas tas knygas vaikai gali pasiekti bet kurio paros metu iš savo mobilaus telefono arba planšetinio kompiuterio. Kitas dalykas, kuris čia buvo galbūt pastarųjų metų darbas, tokia pakankamai nemaža naujiena, tai yra klasių aplinkos kūrimas ir darbas su aktyviais mokytojais, aktyviems mokytojams su mokiniais. Čia matom, tarkim, yra 10 klasė, turi specialų kodą, mokytojas jį nukopijuoja, nusiunčia, skiria vaikams, mato, kurie vaikai iš karto prisijungia, kurie neprisijungia, kokių yra pašto adresai ir nėra padaryta klaidų, priskiria knygą, čia kai mes priskyrėme gyvulių ūkį, gali realiu laiku sukurti kokią nors užduotį, čia aš parašau pridėti užduotį, jinai iškart pasimato vaikams vaikų ekrane, o vėliau mokytojas gali sekti vaikų įvairiausius rodiklius, tai yra, kur vaikai yra šiuo metu, pačiame knygos tekste, kiek jie perskaitė, kiek laiko skaitė, kokius komentarus parašė. Taip pat tai truputėlį aš tokį vieną pavyzdžių pateiksiu. Štai, tarkim, tikra knyga, kurią skaitė vaikai, viena klasė, Donato Saukos esė apie kaltę. Na ir mes čia, ar čia šitą tikrą knygą, ir kartelė, čia šitą bus. Ja, matom. Yra užduotis. Matome, kiek vaikai buvo knygos skaitimas įtraukę, parašė 99 komentarus, 12 000 spaudos ženklų ir čia skaitimas laikas minutėmis
truputėlį sistema pas mus nušoko, tai dabar nerodo, bet iš principo turėtų rodyti ir laiką, ir komentarų bendrą skaičių. Mokytojas gali matyti, kiek tas buvo aktyvumas, pamatyti, kiek kuris vaikas komentarų parašė. Pavyzdžiui, Skaistis, va štai tokie komentarai, gali teikti kažkokias jie pastabas, atsakyti, o jeigu nori pasimokti, žiūrėti, ką vaikai parašė, kaip susirašinėja, eina į knygos aplinką. Ir štai mato, yra pas knygos tekstas, braukta teksto vieta, o prie teksto vaikų susirašinėjimas. Štai čia Deimantės komentaras, kitur bus turbūt kažkokio tai kito vaiko komentaras. Ir va tiesiog vaikai, mokytojas, jeigu nori, gali stebėti vaikų susirašinėjimą realiu laiku. Tai čia toksai dalykas, dar tokia net naujovė, kurią noriu irgi dar šiom dienom tik tai darom, bet jau beveik baigta čia susijusi su tuo vadovėlių amžinė buvimu. Tai mokytojas nuo šiol gali ne tik tai priskirti reikiamą knygą lietuvių kalbai literatūrai, tačiau ir sukurti pamoką ir vėliau tą pamoką dalinti su kitais kolegėmis mokytojais. Čia gali būti asociacijų nariai, kas tik nori. Tai šiuo atveju mes, pavyzdžiui, sukūrėme nusikaltimų ir bausmė pamoką žmogus ir bausmė. Šituo atidarysiu, parodysiu. Iš tai taip atrodo, bet čia įdomiausias dalykas yra tai, kad pačią pamoką mokytojas gali bet kada užsimanęs paredaguoti, pakeisti jos turinį, toks yra aktyvus redaktorius, na, tarkim, padėsiu šią daugtaškį kažkokią tai ypatingą, ar ne, saugau pakeitimus ir tie pakeitimai realiu laiku pasimato taip pat ir vaikams, vaikų tekstai yra visi pakeisti. Tai dar kartelį pavyzdys, priskirti knygą, mes priskiriam kokią nors Kafka, pavyzdžiui, Kafka, ar ne? Kafka, metamorfozė, priskiriam knygą, priskiriam pamoką, tarkim tą pačią Dostojevskio pamoką. Jeigu norim individualizuoti, galim priskirti klasės lygio užduotį. Priskiriam ir tai, sakau, realiu laiku atsiranda pas mokinį iš karto viskas ekrane. Čia darbė, kur matot mokinių sąrašą, yra skaidimas grupelėmis, galima žiūrėti, kaip kiekviena grupė individualiai dirba, aš beje iš to paties darbo viturė rašiau disertacinį darbą ir apsigyniau, tai yra socialinis skaitimas, kaip vaikai komunikuoja skaitinėje aplinkoje. Tie vaikai, kurie prisijungia, būtų rodomi šitokio tarsi raudonų burbuliukų. Tai yra mokytojas gali matyti, ar vaikas realiai skaito, ar kinta procentukai perskaityto teksto ir ar jisai yra šis prisijungęs prie pačios sistemos. Tai tokios būtų turbūt tos, sakykim, didžiausios naujienos. Šiuo metu vyturio kaina perkant, užsakant visai mokyklai yra 9 eurai vienam vaikui 1 metams. Ir čia skaitmeninio turinio šitam kontekste, kaip tik šiandien skaičiau, kad švietimo komitetas svarstė, ar neverta visiems vaikams skirti po 13 eurų ir nupirkti po vieną popierinę knygą. Kadangi naujos programos keičiasi, tai mano atsakymas, mūsų atsakymas yra aišku, kad neverta, kai licencijos kaina tokių produktų, kur yra audio knygos, skaitmeninės knygos, paveikslėlių knygos, galimybės kurti užduotį, sekti vaikų visą informaciją. Čia irgi tas daug kartų nuskambėjo žodis dirbtinis intelektas, tai geriau suteikti vaikams prieigą prie visų iš tų kūrinių ir mokytis dirbti tokiu nauju būdu. Tai manau, kad į visus klausimus atsakiau. Jeigu dar būtų kažkas, aš labai mielai atsakyčiau. Aš šiaip dėkoju kolegijai, kurie mane užleido už Spotiself. Ir ačiū. Ačiū Jums, Arūnai, už pristatymą. Matau, čia kažkoks aidas, bet mane girdi turbūt. Atsakyti turbūt ir visus klausimus, bet kokiu atveju kontaktai bus ir kas norės, galės susisiekti ir užduoti papildomus klausimus. O dabar ačiū Jums, kad palaukėt labai ir kviečiu tada bendrovė Karjeros kelias, produktas Spotiself ir Lina Stubrienė, taip? Taip. Prašau. Sveiki, ačiū labai. Sveikinuosi su visais, kurie susitiko ir čia taip kantriai laukia. Turbūt nelaukėt pabaigos, bet laukėt pristatymų ir smagu, kad net 76 dar stebintis yra. Ir šiandien, ką aš noriu pristatyti, tai noriu pristatyti Spotiself skaitmeninę ugdymo karjerai platformą Lietuvoje. Noriu pabrėžti, kad mūsų tikslas ne ugdyti karjeristus, bet ugdyti sąmoningus žmones. Ir džiaugiamės, kad turinį, priemonės, skaitmeną mes kuriame kartu su savo partneriais, tai yra Vilniaus universiteto mokslininkai, tai yra Šiuolaikinių didaktikų centras ir mūsų IT partneris Bluebridge. Tai visas priemonės jūs galite matyti šiuolaikiškas, atitinkančias bendro ugdymo programas. Ir koks mūsų tikslas ir kokia mūsų misija, mes išsigrynom būtent tokį dalyką, kad pagrindinis mūsų tikslas tai yra padėti jaunam žmogui priimti asmeninį karjeros sprendimą, bet ne tik tai
tada, kai jam yra aktualus vienas ar kitas dalykas tam tikrų jo gyvenimo etapu, bet taip pat ir kurti įgūdį priimti sprendimus ateičiai. Nes mes kiekvienas kaip asmenybė, kaip žmogus keičiamės, brestam, įgyjam naują patirtį, taip pat pasaulis labai greitai keičiasi, reikia būti dėmesingam ir žiūrėti, kokios atsiranda naujos profesijos, ir žinoti, kas yra paklausu ir taip pat atsakyti klausimą, o koks aš esu ir kur aš galėčiau geriausiai save realizuoti. Taip pat atsakyti klausimą, kur noriu būti, tyrinėti, ieškoti ir užduoti savo klausimą, ką aš turiu padaryti, kad būčiau ten, kur noriu būti. Taip pat mes skatinam mokinius ir jaunus žmonės, o vėliau ir studentus, ir suaugusiuosius būti proaktyviais. Tai yra kelti savo tikslus, asmeninius tikslus ir imtis veiksmų. Ir labai svarbus momentas stebėti pokytį. Vėlgi, kaip keičiuosi aš, kaip keičiasi pasaulis, kaip keičiasi mano pažanga, kaip keičiasi mano požiūris ir galbūt man reikės priimti kitus sprendimus. Taigi mes padedam kurti įgūdį, priimti sprendimus ir kaip jūs turbūt ir galbūt netgi savo asmeninės patirties susidūrėt su situacija, kai galvojat, ar aš esu ten, kur aš norėčiau būti, galbūt žinot aplinkoj savo žmonės ar ne, kurie nedrįsta priimti sprendimą, kažką tai keisti, tai kuo anksčiau mes pradėsime būtent diegti tą žinojimą, kad viskas keičiasi, aš keičiuosi, pasaulis keičiasi ir visiškai yra natūralu, jeigu aš norėsiu priimti kitokį sprendimą, negu dabar aš jį priimu. Ir mes taip pat keičiamės, girdime, ką kalba mokyklos, mes iš tikrųjų praeitais metais aktyviai startavome su mokyklomis, pristatymai per nacionalinę švietimo agentūrą, taip pat kvietėme išbandyti savo produktą ir girdime, kad labai aktualu šiuos klausimus mokiniams užduoti ne tik tai 10 klasėje, kai jie priima sprendimą dėl individualaus ugdymo plano, ne tik tai 12 klasėje, kai jau sako, o ką man dabar daryti, kur man dabar eiti, ką man studijuoti, aš nežinau, bet taip pat yra labai svarbu užduoti tuos klausimus 8 klasėje, kai aš renkuosi kaip jaunas žmogus, ar man eiti mokytis į gimnaziją, o galbūt pasirinkti profesinę gimnaziją. Jeigu gimnazija, tai kokią gimnaziją, nes gimnazijos irgi yra įvairių krypčių, ar ne, ar aš eisiu meninę, ar inžinerinę, nuo to labai priklausys ir mano tolimesnis gyvenimas. Ir tikrai skatinam aktyviai dirbti su vaikais, džiaugiamės, kad jau prasideda pirmieji žingsniai nuo 1 klasės per savęs pažinimo veiklas, bet jau tikslingai užduoti klausimus, atlikti asmenybės ir karjeros testą, kurį kūrė Vilniaus universiteto mokslininkai, kuris yra toks vienintelis Lietuvoje, sužaidybintas, validus, patikimas. Tikrai turim gerus atsiliepimus ir iš mokinių, ir iš karjeros specialistų dirbančių mokykloje. Tai atlikti testą 8 klasėje, o galbūt 9, taip pat pakartoti 10, nes lygiai taip pat mokinys keičiasi. Ir 12 klasėje užtvirtinti tą savo žinojimą, koks aš esu ir kur aš norėčiau būti. Taip pat mokiniai kiekvienais metais atlieka individualias užduotis Potisel platformoje, jie turi savo paskyras, taip pat savo paskyras turi ir karjeros specialistai mokykloje, kur gali matyti, kaip vyksta progresas, kaip mokiniai įsitraukia, atlieka vienas veiklas ar netlieka. Taip pat pateikiam rekomendacijas ir medžiagą grupinėms veikloms klasėse, kad padėti mokiniui geriau suprasti, suvokti temą. Kuo dar yra unikalus mūsų dalykas, nes mes žinom, kad mokykla susiduria su problema, kad ne visada yra pamokos, karjeros pamokos, ugdymo karjerai pamokos mokyklose. Tai tiesiog galbūt klasės valandėlių metu mokiniai gali būti supažindinami ir jie gali taip pat keliauti per visą tą žingsnis po žingsnio procesą, nuosekliai ir individualiai patys, naudodami telefoną, planšetę, būdami namuose pertraukėlių metu. Aš matau, jau turbūt jau laikas senka, tai aš tik tai paminėsiu paskutinius dar akcentus. Tai ir kiekvienais metais mokinys formuojasi karjeros planą, gali pasižiūrėti
turėti istoriją, kaip jisai mąstė 8 klasėje, kaip jisai mąstė 9, 10 ir 12. Ta informacija niekur nedingsta ir tikslas yra priimti sprendimą 8 klasėje, kokią gimnaziją pasirinkti, 10 individualaus ugdymo plano sudarimas ir valstybiniai brandos egzaminai 12 klasėje. Ir kokie dabar yra dar atnaujinimai pas mus, tai mes pateikiam vadybinius įrankius mokyklos administracijai, nes labai girdėjom daug užduodamų klausimų ir išsakytų problemų, kad pavaduotojai ugdymai susiduria su problemomis, kad gauna daug informacijos, reikia suvesti individualius ugdymo planus kiekvieno mokinį po savo į sistemą. Tai nuo šių metų individualaus ugdymo plano pildymas yra pilnai automatizuotas, mokiniai savo paskyrose suveda dalykus ir administracija gauna ataskaitą apie visus mokinių pasirinkimus Excel lentelėje. Taip pat toksai pats procesas bus ir brandos egzaminų pasirinkimui. Mokiniai paskyroj suveda, administracija gauna ir jau toliau pateikia informaciją arba nacionaliniai švietimo agentūrai, arba IUP atveju, tai pildo tvarkaraščius, ruošiasi tvarkaraščių sudarimui. Jau nekalbu apie kiekybinius rodiklius, kiek mokinių dalyvavo, kokiose veiklose dalyvavo. Taip pat galima stebėti kokybinius rodiklius, tai yra ir vertinti karjeros saviveiksmingumą ir mokinių apsisprendimo lygį. Ir mes labai kviečiam bendradarbiauti ir stebėti mokinių akademinių pasiekimų pažangą, nes kai žmogus žino, kur jisai nori eiti, kodėl jam reikia matematikos, kodėl jam reikia chemijos, labai tikim, kad nuo to tiesiogiai priklauso ir jo akademiniai pasiekimai. Taip pat asmeninė ugdymo ir motyvacijos dinamika, labai tikimės, kad tai būtų didėjimas. Kviečiam bendradarbiauti, čia yra mūsų kontaktai. Dar paminėsiu, kad mes taip pat palaikome glaudų ryšį su mokykloms, su specialistais, su kuriais dirbame, organizuojam renginius, susitikimus. Šiuo metu taip pat vyksta vienas susitikimas, mano kolegė Daiva yra kitam susitikime. Taip pat gali dar spėti užsiregistruoti 27 dieną į mūsų organizuojamą susitikimą. Visą informaciją rasite www.spotiself.lt. Ačiū labai. Ačiū, ponė Lene, jums ir dar kada vienas trumpas klausimėlis, kurį prašau visiems užduoti, tiesiog apie jūsų paslaugos kainą ar produkto kainą. Taip, mūsų paslaugos kaina ir kainodara susideda iš 2 dalių, tai yra paskyra vaikui mokslo metams kainuoja 14,52 € plus PVM. Ir taip pat yra mokyklos licencijos mokestis, kuris yra priklausomai nuo mokyklos dydžio, kur mokykla gaus visą. Tai jo konkretaus skaičiaus neįvardinsiu, nes tai priklauso nuo mokyklos dydžio ir mokinių skaičiaus, bet mokykla gauna dar papildomai iš tuos naujus funkcionalumus, kurių nebuvo praeitais metais. Tai labai kviečiam kreiptis, laukiam. Ačiū Jums. Ir matau, pasiruošusi pristatyti yra bendrovė Vextur, aplinka Moodle pristatys mums Agnė Tudoravičė, taip? Taip. Ačiū Jums, prašau. Labą dieną, dalinuosi savo ekranu, tikiuosi, kad matote ir girdite. Tai kaip ir pristatė, esu Agnė Tudoravičė, įmonė Vextur, dirbu mokymų partnerė, na, o mūsų įmonė tai yra Premium Moodle partneris ar ne Baltijos šalyse. Tai iš tiesų, kada išgirstame Moodle pavadinimą, tai daugelis iš mūsų esame greičiausiai su Moodle jau susidūrę, galbūt studijų laikais ar ne. Ir kyla klausimas, ar ne Moodle ir mokykla. Kaip tai gali būti ar ne ir kaip Moodle gali pasitarnauti ne tik ar ne aukštosioms mokykloms, bet ir bendrojo ugdymo mokykloms. Tai iš tiesų savo pristatymą pradėsiu keliais tokiais kertiniais Moodle bruožais. Tai pirmiausia, Moodle yra itin universali sistema, tai iš tiesų greičiausiai nėra tokios srities, kuriai Moodle nebūtų galima ir nebūtų įmanoma pritaikyti. Tai pradedant ne tik paties ugdymo, švietimo srities ar ne, bet ir gamybos srities ir taip toliau, tai be abejo universalumas yra būtent vienas iš pagrindinių Moodle sistemos bruožų.
Kodėl Moodle yra universali? Tai kitas pagrindinis dalykas tai yra lankstumas, ar ne? Moodle yra be galo lanksti sistema, kadangi tai yra atviro kodo mokymosi platforma ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Moodle aplinka, kaip jūs matote dabar mano ekrane, ar ne, yra vienas vaizdas ir tai visiškai nereiškia, kad jūsų mokykla turėtų tokį patį vaizdą, kokį aš turiu šios Moodle sistemos. Taigi Moodle sistema yra lanksti, jis suteikia galimybę visiškai prisitaikyti vaizdą pagal savo poreikį, tai yra tiek vizualiniai elementai, ar ne, kaip logotipai, spalvinė gama ir visa kita, tiek ir pats turinys, kas yra keliama į Moodle aplinką. Taigi, kas toje Moodle aplinkoje gali būti. Kitas vienas iš pagrindinių Moodle elementų ir bruožų tai būtų Moodle prieinamumas. Taigi aplinka yra prieinama ten, kur yra kompiuteris arba planšetė arba telefonas ar ne ir interneto ryšys. Ir turint šios dalykus jau galima naudotis Moodle aplinką. Kuo Moodle yra taip pat itin vertinga būtent mokykloms, tai pačiu turinio pasirinkimu. Kuomet ruošiausi pristatymui būtent šios dienos, tai iš tiesų peržvelgiau mūsų klientus iš švietimo sektoriaus ir tas mokyklas, kurios jau naudojasi Moodle ir kaipgi jos išnaudoja Moodle aplinką. Tai be abejo, vienas iš būdų yra kelti mokymosi turinį, ar ne, ir kaip ir minėjau, ar ne, Moodle tai yra suteikia itin daug galimybių turinio pasirinkimo prasme. Tai jeigu pasižiūrėtume į tokį bandomąjį kursą, ar ne, lietuvių kalbos kursas, Moodle aplinkoje, ar ne, tai yra kursai, tai gali būti pamokos, tai gali būti, kad ir kaip tai įvardytumėte, dalykas, ar ne, kurio yra mokomasi. Tai šiuo atveju, ar ne, yra lietuvių kalba, 4 klasiai, pavyzdinis toks Moodle kursas, ar ne, ir kurso sudedamosios dalys, tai šiuo atveju yra tema ar ne pasaka ir kaip ir minėjau, Moodle suteikia galimybę talpinti labai įvairaus tipo turinį, tai vadinasi galima ar ne įkelti tiesiog tekstą, galima įkelti interaktyvų turinį, kas vaikams yra ypač patrauklu, ar ne, tai įvairūs kryžiažodžiai, tokios interaktyvios veiklos, kaip ar ne, įrašyti įvairius atsakymus, išspręsti ar ne ir panašiai. Kitas Moodle bruožas yra be abejo galimybė bendrauti ir ta pagalba, tarpusavio bendradarbiavimas šiuolaikinėje mokykloje yra itin svarbus, ar ne, tad galima bendrauti ne tik tarpusavyje mokiniams, bet taip pat yra galimybė rašyti pranešimus tiesiogiai ir mokytojams, kitiems ar ne dalyviams, kitiems Moodle nariams ir panašiai. Tai suteikiama galimybė bendrauti ir bendradarbiauti. O šiuo atveju matome ar ne galimybę pasidalinti savo mintimis apie pasakas ar ne, apie kurias buvo sukurtas pavyzdinis kursas. Taigi, Moodle ar ne universali, lanksti, prieinama, galima talpinti įvairų turinį, bet kokia ar ne mokykla gali daryti ar ne tą Moodle turėdama. Tai iš tiesų, grįžtama į mūsų pagrindinį langą ar ne, matome ar ne, koks vaizdas šiuo metu yra. Tai be abejo, kiekviena mokykla gali pasirinkti, kaip tą Moodle išnaudoti. Tai galima ne tik kelti turinį, galima ne tik dalintis ir kartu ar ne kelti vaikams užduotis, ar ne. Matome jau, manęs laukia kelios užduotis, ar ne, man reikia sukurti pasaką ir aš turėčiau tą pasaką įkelti, arba man reikia atlikti ar ne kitą užduotį. Tačiau galima Moodle išnaudoti ir visiškai kitų kampų. Tai ruošdamasi pristatymui pabendravau su vienu iš mūsų klientų, kuris labai gražiai apibrėžė, kad norėjosi turėti ar ne tą, kas pakeistų mokyklą, ar ne, kas tiesiog kur kelti tik tai ugdymo turinį, bet norėjosi turėti kažką, kas būtų apie mokyklą. Tai iš tiesų toje Moodle aplinkoje mokytojai gali kelti ir savo projektinę veiklą, gali dalintis įvairiausiomis naujienomis. Jeigu mes pakiltume aukščiau, matome ar ne mokymosi naujienos, tai iš tiesų galima, tarkime, planuojate ekskursiją ir norite, kad visi mokiniai pamatytų informaciją ir galima įkelti naujieną, kad jie tiesiog sužinotų, galėtų galbūt registruotis ir panašiai. Taigi
galimybės kelti ne tik turinį, galimybės tiesiog ir administruoti patį ugdymą, pasitelkiant įvairiausias ataskaitas, nes Moodle iš tiesų ataskaitos yra tikrai stiprios ir labai universalios, jas netgi galima kurtis individualiai pagal savo poreikį. Šiuo atveju ar nematome baigtumo ataskaitą. Be abejo, viskas, ką jūs darysite Moodle aplinkoje, priklauso nuo kiekvieno kliento individualių poreikių, kaip jūs išnaudosite Moodle, ar naudosite testus mokiniams, kurie beje Moodle yra tikrai bene galingiausiai iš visų mokymosi sistemų, turi net 16 klausimų tipų ir vienas klientas, ar ne, kurio atsiliepimą čia ir pateikiau, teigia, kad netgi apskritai atsisakė naudotis jiems puikiai žinomo Tamo ir jums puikiai žinomo Tamo dienyno, nes Moodle visas tas galimybės tiesiog atliepia ir išpildo, pasitelkiant ne tik ar ne esamus standartinius sprendimus, bet kaip ir minėjau, ar ne, atviras kodas, tai reiškia, kad galime papildyti Moodle sistemą įvairiausiais naujais funkcionalumais. Taigi, kuo skiriasi ar ne Moodle ir tie standartiniai dienynai ir įvairios sistemos, tai kad daugelis tų sistemų, kokios yra sukurtos, jos tokios ir yra. Moodle, jeigu jums reikia turėti kažkokį naują funkcionalumą, sakykite, pasistengsime jūsų poreikius išpildyti. Na ir kalbant apie kainą, ar ne, tai Moodle sistema turi diegimo kainą pagal poreikį, pagal resursus, kurie yra reikalingi ir be abejo detaliau galima aptarti būtent individualaus pokalbio metu, kuomet yra išanalizuojami kliento poreikiai, kokie funkcionalumai reikalingi, būtent iš papildomų funkcionalumų ir panašiai. Tai tiesiog detalizuojant ir analizuojant būsimo kliento poreikius, galime įvertinti tiksliau, kas bus reikalinga ir ką galime pritaikyti. Ačiū, Agne, jums atsakėte ir tą klausimą, kurį visi nori užduoti. Ir matau, pasiruošusi yra dabar bendrovė SpeakTeX ir jų produktas SpeakTeX, Akvilė Buckienė, taip? Prašau, jums dėmesys. Taip, sveiki visi, dar tikiuosi nepavargot ir labai stengsiuosi tikrai gan greitai pristatyti. Taip. Taip, sakykit, ar matot, viskas tvarkoja? Matosi, girdisi. Gerai, puikiai. Taip, tai noriu pristatyti SpeakTeX platformą, kuri yra įkurta Estijoje. Jos įkūrėja yra Birgit Krieger. Jinai sėkmingai jau 1,5 metų dirba, pati platforma veikia 1,5 metų Estijoje, taip pat Latvijoje, ir dabar šiuo metu žengiame žingsnį Lietuvoje. Tai SpeakTeX pati platforma, tai yra internetinės kalbos terapijos platforma, kurioje pateikiami interaktyvūs skaitmeniniai pratimai logopedijai ir tuo pačiu kalbos mokymuisi. Tai įrankis tikrai suteikiantis platesnę prieigą prie kalbos terapijos ir paverčiantis kalbos mokymasi, jos raidą įdomiu ir tikrai patraukliu. Kas gali ją naudotis ir kam jinai skirta, tai yra būtent specialistams, tai logopedai, audiologai, kiti ugdymo mokytojai ir žinoma vaikams nuo 3 metų, kurie turintys kalbos sutrikimus, bet netgi ir tie, kurie mokosi ir lavina pačios kalbos įgūdžius. Bendrai šiuo metu maždaug turime apie 4000 pratimų. Tai yra 4 kalbomis - anglų, estų, latvių ir lietuvių kalba. Lietuvių kalba maždaug apie 100, bet tas skaičius, jisai nuolatos kintantis, nes vis papildome naujais pratimais. Taigi visi pateikti pratimai ir vaizdo įrašai yra lygiagrečiai tiems, kurie naudojami tiesioginiuose terapijos seansuose. Turinys kūrimas yra patyrusių logopedų. Kruopščiai parengti terapijos planai, tai užtikrinantis veiksmingiausią ir tikslingiausią pagalbą.
Vaizdo konsultacijos, jų įrankis leidžia logopedams ir mokytojams teikti konsultacijas internetu, todėl terapijos seansai tampa vis labiau prieinami. Skaitmeniniai pratimai padeda tikrai sutaupyti laiko ir manau, kas šiai dienai yra turbūt labai aktualu tiek mokytojams, tiek vaikams. Tai specialistui turinčiam jau paruoštus ar ne pratimus sudarytą pratimų planą, o tėvams, kurie turi prieigą ir gali su vaiku juos atlikti jiems patogiu metu. Jie yra tikrai įtraukiantis, motyvuojantis, skirti įvairiaus amžiaus grupėms, kurie užtikrina, kad vaikai visada būtų įsitraukę, tai ir siūlo atitinkamo lygio iššūkius. Jie apima įvairias kalbos sritis, tokias kaip žodynas, gramatika, tarimas, skaitimas, rašymas, todėl visapusiškai yra palaikoma vaikų kalbėjimo ir kalbos raida. Nuoseklus ir sistemingas gydymas, tai individualus požiūris į kalbos terapiją, leidžiantis pritaikyti mokymosi kelią, kad jis atitiktų kiekvieno vaiko unikalius poreikius ir tikslus. Čia trumpai, nes tikrai norisi labai pasidalinti, kaip pati sistema atrodo, kaip jinai veikia, išbandyti pratimus, bet manau, kad tai galime padaryti iš tikrųjų individualiai. Tai čia tiesiog labai trumpai, kaip atrodo pati sistema viduje prisijungus, aš pati kaip vartotojas ar ne, kaip specialistas, matote, čia galite išsifiltruoti daugybę pratimų ir taip toliau. Kodėl, ir kaip ar ne paprasta yra naudotis šią platformą, tai pirmiausia prisiregistravę kaip organizacija, prijungiate mokytojus, logopedus, kurie norės ar ne naudotis platformą. Toliau jau patys specialistai prijungia, sudaro vaikams paskyras, kuriomis galės jau vaikai naudotis ir galės kartu dirbti. Prisijungę rasite, kaip ir sakiau, pratimus, ar ne, galėsite filtruoti, kokius norite matyti, juos išbandyti, net juos taisyti, pritaikyti kiekvienam individualiai, naudojantis daugybę pateiktų šablonų ir laikmenų, kurti naujus pratimus, daryti vaizdo konsultacijas ir taip toliau. Toliau kuriamų ar ne pratimų tas planas pagal kiekvieno vaiko poreikius, tai tas iš tikrųjų leidžia specialistui, kad jis pritaikytų tą planą kiekvienam individualiai, nes žinom, kad vaikai turi skirtingus poreikius, ar ne, tai siekiant jau maksimaliai padidinti logopedinės terapijos proceso efektyvumą ir rezultatus. Tai galėsite prašyti, nustatyti terminą, stebėti pratimų atlikimą ir taipogi jų rezultatus. Spytex ar ne suteikia galimybę logopedams ir mokytojams nuotoliniu būdu susisiekti su vaikais, suteikti išties lanksčią ir prieinamą pagalbą jų kalbos terapijos poreikiams, nepaisant jų buvimo vietos. Ir jau kaip čia visiems aš tikiu, yra pats svarbiausias turbūt klausimas, ar ne, tai yra kaina, kokios įsigijimo galimybės. Tai mes siūlome iš tikrųjų ne vieną paketą, čia mes siūlome du, kadangi siūlome ar ne švietimo įstaigoms, tai čia matote dviejus planus pasirinkimo, tai yra minimalus abonementas ir neribotas. Minimalus tai galite prijungti iki 3 specialistų, o prie neriboto, tai neriboto skaičiaus ar ne specialistų. Ir nesvarbu, kokį planą pasirinksite, galėsite prijungti ir neribotą skaičių vaikų, tai sukurti tikrai neribotą skaičių paskyrų. Čia kaip tik irgi noriu paminėti, kad iki spalio mėnesio pabaigos turime specialų pasiūlymą, ar ne, tai šioms metinėms prenumeratoms siūlome 20% nuolaidą ir žinoma kontaktai ir tikrai labai tikiuosi, kad galėsime pabendrauti ir pratęsti.
Tai ačiū, Akvilė, jums už pristatymą. Dėkui Ir jums. dabar turėtų būti, matau, yra jau pasiruošusi, tai yra 3Q Health Education institutas ir 3Q sveikatos ugdymo studijos, apie kurias mums papasakos Vaiva Baltramijūnaitė Čepaitė. Prašau, jūsų 5 minutės. Sveiki, to pasidalinsiu ekranu. Ar matote prezentaciją? Jau dabar matom. Puiku. Taip, esu Vaiva Baltramijūnaitė Čepaitė, 3Q Health Education Institute vadovė ir bendra įkūrėja. Ir šiandien trumpai pristatysiu sveikatos ugdymo sistemą. Tai pradedant nuo pradžios, tai visų pirma reikėtų įsivardinti dar kartelį, tai kas yra ta sveikata, ir Pasaulio sveikatos organizacija apibrėžia kaip fizinė, psichinė ir socialinė gerovė, arba kitaip tariant, tai yra trijų dėmenų suma - fizinė, psichinė ir socialinis dėmuo. 3Q tikslas yra nutaikytas į visus 3 sveikatos dėmenis ir sukurti būtent pamatuojamą teigiamą pokytį vaikų sveikatai. Pirmiausia, reikėtų pasižiūrėti, kokią situaciją turim Lietuvoje. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas jau 25 metus atlieka pagal PSO protokolą Lietuvos moksleivių sveikatos tyrimą paaugliško amžiaus vaikų, ir šiuo atveju mes turim 18 metų duomenis, jau yra 22 metų duomenis, bet kol kas mokslininkai dar nėra apibendrinę viso tyrimo ir yra tik tai tokie trumpos dalis pateikiamos. Tai jeigu žiūrėti dar prieš COVID pandemiją, tai reikėtų pasižiūrėti tokius svarbius sveikatos rodiklius, kurie įtakoja vaikų sveikatą, tai yra apie fizinį aktyvumą. Tai jeigu taip žiūrint, 8 iš 10 vaikų nepakankamai juda kiekvieną dieną, tai yra nepasiekia to sveikatos fizinio aktyvumo minimumo, kurį turėtų pasiekti per dieną. Kai bendraujam su mokyklom, su mokytojais, dėja kažkaip tai informacija labai taip vargiai pasiekia mokyklas ir dažnas net nežino, netgi fizinio ugdymo mokytojas, kiekgi tas vaikas turėtų judėti per dieną, kad patenkinti tą rekomenduojamą minimumą. Tai tas rekomenduojamas minimumas yra per dieną 1 valanda. 22 metų tyrimai, jeigu pasidomėsit, šis rodiklis yra dar labiau pablogėjęs, tai dabar 9 iš 10 vaikų jau nepasiekia šito minimumo. Šiaip vaikam rekomenduojama yra nuo 7 iki 18 metų bent 2 valandas pajudėti, būti aktyviems, bet net valandos dėja neišjuda. Fizinis aktyvumas yra labai susijęs ir su mūsų psichinė sveikata, su vaikų psichinė sveikata, ir nereikia toliai žiūrėti, tiesiog matom rodiklius, kad vaikai dėja nesijaučia nei ramus, nei atsipalaidavę, nemažai vaikų jaučia nervinę įtampą, susirūpinimą ir kasdieninėme gyvenime stokoja jūs dominančių dalykų. Netgi toks rodiklis kaip nenorėjimas nieko veikti, viena iš pirmųjų depresijos požymių, kaip apibrėžia psichologai, jau 18 metais buvo patiriamas 43% moksleivių Lietuvoje. Tai turim iš tiesų problemų su Lietuvos moksleivių sveikatos situacija ir iš tiesų, kas nedžiugina, tai kad ta situacija metai iš metų negerėja. Taigi, grįžtu prie 3Q metodo ir noriu pristatyti būtent sveikatos studijas, kurios nukreiptos į visus 3 sveikatos aspektus, kuris yra paremtas biopsichosocialiniu modeliu. Akivaizdu, kad neužtenka ugdyti sveikatos kompetencijas. Šalia sveikatos kompetencijų, tai yra žinių, įgūdžių, labai svarbu ugdyti ir vaikų sąmoningumą arba asmenybės brandą.
Jeigu to nebus, dėja tie įgūdžiai ir neves prie sąmoningų įpročių. Su dantų valymu tokių elementarių higienos dalykų Lietuvoje irgi yra nelabai kokia situacija, nes daugiau negu pusė vaikų tų dantų nevalo per dieną tiek, kiek turėtų valyti, kaip pavyzdys. Ir 3Q metodas jis stovi ant tokių 3 kolonų, tai yra savęs pažinimo, asmenybės gyvensenos, 3 kokybių ugdymo. Ir ko mes siekiam? Mes siekiam iš tiesų realaus pamatuojamo pokyčio ir čia bendradarbiaujam su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, kuris pasirinktose mokyklose matuoja 3Q intervencijos poveikį. Tai yra prieš intervenciją ir po tam tikro laiko po intervencijos. Kuo unikaliai metodika, kuo mes skiriamės nuo kitų, tai pirmas dalykas, ką reikėtų paminėti, tai kad šita metodika yra nukreipta į visus 3 sveikatos aspektus. Mes dažnai atskiriam fizinis ugdymas, socialinis, emocinis ugdymas ir panašiai. Čia šita sistema apjungia visus 3 sveikatos dėmenis ir lavinami pagal ES rekomendaciją švietimui lavinami ne tik tai fiziniai, bet ir socialiniai, protiniai ir emociniai vaikų įgūdžiai. 3Q metodika pristato šiuo metu 3 modulius po 36 metinės pamokas, tai yra 1, 2 klasiai, 3, 4 ir 5, 6, su potencialu augti ir į vyresnės klases. Šito metodo, šito pamokų turinio yra atliktos ekspertizės, tai yra pačių fizinių pratimų, kurie yra pamokose ir psichologinio saugumo, tam, kad užtikrinti, kad visas turinys atitinka vaikų raidą ir yra saugus taikyti mokykloje, klasėje. Ir taip pat, ką svarbu dabar paminėti, nuo rudens kai pasileido atnaujinamos programos, tai kad atliepia būtent atnaujintos fizinio ugdymo programos turinį nuo 22 metų. Integracija mokykloje, kaip tai atrodo, tai pirmas dalykas, aš kitoje skaidrėje apie tai pristatysiu. Šita programa, kas svarbu paminėti, yra neatsiejama yra nuo nuoseklių kasmėnesinių mokymų mokytojams, tai yra 40 akademinių valandų per metus, nes visgi vienas dalykas yra turinys vaikams, o kitas dalykas, kad mokytas turi jaustis pasiruošęs, ugdyti vaiką būtent pagal šitą metodika ir daugeliu tai yra pakankamai nauja. Ateities įgūdžiai taip pat kitose skaidrėse. Dabar, kad įnešti šiek tiek aiškumo, kaip tai atrodo mokykloje. Mes jau 4 metus dirbam su Lietuvos mokyklom ir tai 3Q sistema ateina į mokyklą su kasdieniniam pratybom. Tai yra rytinių pratimų ir po pamokinių pratimų ir savaitinė kaip viena iš 3 savaitinių fizinio ugdymo pamokų. Tai kasdieninės pratybos yra nukreiptos į ryte yra dėmesio lavinimo pratimas, o po pamokų yra dėmesingo atsipalaidavimo pratimas. Kodėl yra svarbu vaikams ugdyti dėmesingumą? Čia jau atskiro pristatymo tema, bet tik tai tiek, kad pasakysiu, kad dėmesingumas yra labai susijęs su sąmoningumu, tai yra su mūsų minčių, emocijų ir elgesio valdymu arba savęs valdymu. Ir savaitinė pamoka, jinai susideda iš tokių temų, kaip fizinis aktyvumas arba body mind pratimai iš jogos, fiziniams ypatybėms ugdyti, tai yra ištvermei, jėgai, pusiausvyrai, lankstumui, balansui, vikrumui. Mokosi vaikai sveikatai palankios gyvensenos, dėmesingos mitybos, kūno higienos, emociniai sveikatai puoselėti ir stiprinti yra tokios pratybos kaip emocijų pažinimas ir įvaldymo technikos, streso įveikos technikos, kvėpavimo pratimai ir be abejo, kas yra svarbu atliepti tą, kaip prieš tai tyrimuose pristačiau, nenorėjimas nieko veikti arba ta apatija tokia vadinama, tai yra vaikui stiprinti gyvenimo prasmės jausmą, mokytis formuluoti tikslus, svajones, norus ir lavinti kūriamąją vaizduotę.
Ką svarbu paminėti, mes labai daug kalbam apie ateities įgūdžius, bet iš ateities įgūdžių dažnai nuskamba tik tai vienas įgūdis. Tai yra technologijos, technologijų naudojimas ir jų vystymas. Bet pasaulio ekonomikos forumas apibrėžia 4 ateities įgūdžių blokus ir aš juos noriu būtinai paminėti ir akcentuoti, nes jie labai yra susiję su sveikata, su žmogaus fizinė, psichinė ir socialinė gerovė. Pirmas ateities įgūdis tai yra savęs valdymas ir psichologinis atsparumas, streso toleravimas, lankstumas, ko reikės daugybės pokyčių eroje. Tai yra mes, jeigu taip žiūrėti, ieškoti sąsajų, tai yra be abejo, tai yra psichikos sveikata, tai yra mūsų psichologinis atsparumas, mūsų asmenybės galių raiška. Problemų sprendimas, gebėti giliai mąstyti, analizuoti, kai yra labai daug, be galo daug išorinių stimulų aplinkui ir daug pokyčių. Atsirinkti, tai yra naudoti kritinį mąstymą, kūrybiškumą ir sugebėti tas problemas išspręsti, užčiuopiant problemos priežastį, irgi labai svarbus įgūdis, irgi taip pat susijęs su psichikos sveikata. Ponia Vaiva, aš jūsų labai atsiprašau, žinokit, tikrai laikas, kaip sakiau, visiems ribotas, tikrai leidom šiek tiek daugiau. Tai vieną klausimėlį, tiesiog, kurį visi nori užduoti, tai kiek tai kainuotų mokiniui, kontaktus mes šiaip ar tai paskelbsim ir tiesiog trumpai apie jūsų kainodarą. Gerai. Mūsų kainodara yra susijęta, pririšta prie mokytojo. Tai jeigu mokykloje, pavyzdžiui, yra 4 mokytojai, kurie nusprendžia dirbti pagal 3Q sistemą, tai yra, sakykime, yra 285 eurai vienam mokytojui per metus. Jeigu mokykloje, sakykime, ten 18 mokytojų ir jie visi nusprendžia dirbti pagal 3Q sistemą, kaina yra gerokai mažesnė, tai yra tam tikri laiptai, tai yra vienam mokytojui 190 eurų. Tai yra tiesiog sulaiptuota priklausomai nuo mokytojų skaičius, kurie pasiryžę dirbti pagal 3Q sistemą visus metus. Tai tiek. Ačiū labai uždėmesį. Ačiū labai, po jūsų pristatymą norėtųsi jau bėgti, šiek tiek pajudėti, pasportuoti, bet turim dar vieną paskutinį pristatymą. Ačiū visiems, kurie dar esate čia ir kviečiu tada 3Q žaidimų paremtos pamokos produktas ir Darius Kniukšta turėtų būti su mumis. Prašau, Dariau, jūsų paskutinis pristatymas, klausom atidžiai. Taip, sveiki, ar girdite mane? Girdim ir matom. Ponia Vaiva, prašysiu jūsų kameros išsijungti. Tai gerai, tada pradėsiu iš karto. Mano vardas Darius, atsiprašysiu, jeigu truputėlį kažkokios pauzės bus, nes virusas pričiupo visai nesenai. Tai ką 3Q daro, tai mes suteikiam turinį mokyklom ir mes suteikiam naują mokymosi formą per žaidimą. Tai yra žaidimu grįstos pamokos ir mokymasis. Ką tai padaro mokyklom, kad tai labai drastiškai pakelia mokinių motivaciją. Ką mes mokomės, tai pats turinys sugeba integruoti dalykinės žinias ir minkštuosius įgūdžius, tai kompetencijas. Kaip atrodo mūsų pamokos? Tai įsivaizduokit dabar paprastą tokį pavyzdį. Mums reikia pristatyti mokykloje pamoką apie, pavyzdžiui, sausio 13. Tai vietoj to, kad pažiūrėtume kažkokį video arba paskaitytume tai knygai, galima keliauti į virtualų pasaulį ir per 2 valandas visa klasė susijungia per kompiuterius į vieną virtualų pasaulį ir ten iš tiesų dalyvauja sausio 13 įvykiuose. Tai mes paskutinius 6 metus vis tobulinam šitokį mokymosi metodą ir tai darydavom per Minecraft platformą. Ir dabar jau turime Lietuvoje praėjusių 30 000 mokinių, turime mokyklų, kurios jau perka mūsų turinį, labai aktyviai Vilnius yra įsitraukęs ir labai geri atsiliepimai. Ir pavyko perteikti atnaujinimo ugdymo programą ir automatizuoti iš esmės minkštųjų įgūdžių mokymasi. Tai, kad spręstume problemas dar geriau ir dar lengviau mokyklom būtų pasimti šitą mūsų turinį, tai mes konstruojame naują savo kompiuterinį žaidimą, tai nebenaudosime Minecraft'o ir šita mūsų nauja platforma išeina už mėnesio. Tai realiai nuo šio lapkričio rekomenduojam ir kviečiam būti pirmosiom
mokyklom patestuojant mūsų žaidimą ir kuris dar geriau spręs problemą dėl to, kad dabar bus dar lengviau panaudoti. Tai mes save pristatom kaip kūrybos ir smalsumo edukacinį žaidimą. Kūryba ir smalsumas yra mūsų pagrindiniai tokie akcentai, ką mes žiūrim. Tai jeigu pačiais terminais, tai video žaidimais grįsta savarankiško mokymosi platforma. Tai yra 3 metodai, 3 dalykai, ką vaikai gali ten veikti mūsų platformos viduje ir jie visi susideda į tokį vieną dalyką, kad jie suteikia vaikam labai daug turinio, kuris yra ne tik mokykloje, bet ir po pamokų, tiek ir namų darbam, tiek ir laisvalaikiui, tiek ir net ir tarp pertraukų laisvalaikiui vaikam. Ir mes kuriame ne interaktyvią knygą, bet mes kuriame kompiuterinę simulaciją kūrybiškumui, vaikam išties kažką sukurti patiem. Tai pirmojoje dalyje, ką lengviausia mokyklos jau dabar per Minecraft mūsų turinį integruoja, tai būtent yra edukaciniai nuotykiai. Tai yra trumpos įvairios temos perkeltos į kompiuterinį žaidimą. Pavyzdžiui, kaip ir minėjau, sausio 13 per 2 valandas galima sužaisti šį scenarijų. Tai mes turime dabar jau pradinukam 22 temas iš atnaujinimo ugdymo programos nuo keliavimo į Antarktidą ir sužinojimo, kodėl klimato kaita vyksta, iki žalgirio mūšio, iki astronomijos, įvairiausių temų esame perteikę. Tai vaikai žaidžia tai kartu su visa klase arba grupelėmis. Kita erdvė, kurią mes pristatysime, kitas turinys yra nuo kitų mokslo metų, tai bus kūrybinės smėlio dėžės. Ką tai reiškia, kad tai bus erdvės vaikam kurti ilgus projektus, bet kurti su simuliuotomis pasaulio mechanikomis. Tai reiškia, kad vaikai net realiai turės galimybę, pavyzdžiui, pabandyti pastatyti Marso bazę ir išmokti taip fizikos ir matematikos mokyti, sujungti elektros laidus, pavyzdžiui, išmokti, iš kur gauname energiją. Tai yra tokia didelio smėlio dėžės, kur vaikai dirba ir taip jie pilnai gali daryti tiek pamokų metu, tiek laisvalaikiu, tiek pristatyti savo darbą po to mokykloje. Ir trečioji vieta tai yra bendravimo erdvės, kur vaikai galės. Šita vieta nėra skirta švietimui, šita vieta yra skirta bendravimui, socialiniam aspektui vaikų. Tai šitoje vietoje vaikai žiūri savo progresą, bendrauja su kitais savo draugais, statosi kažkokią savo pastatą, kambarį, kur gali pasikviesti draugus, gali žaisti kažkokius mini žaidimus. Bet kas yra smagiausia, kad visos šitos 3 dalis yra sujungtos tarpusavy. Ir net pavyzdžiui, jeigu jūsų klase pereinat kažkokią, pavyzdžiui, nuotykį apie klimato kaitą ir Antarktidą ir klasė ten labai gerai pasirodo, tai kiekvienas vaikas gauna apdovanojimą įvairiausių virtualių daiktų, kurios po to gali net naudoti ir savo socialinėse šitose erdvėse. Tai mes labai traukiam, mes esam ne tik turinys, bet toks kaip ir didelis mokykla, virtuali mokykla, burbulas, kur gali vaikai ir mokyklos įsijungti labai laisvai. Tai pačios temos ir mūsų fokusas yra mokyti visos temo, labai didelis akcentas yra ant minkštų įgūdžių, tai kompetencijų ir emocinį intelektą. Tai reiškia, kad per žaidimą mes sukuriam galimybę vaikams suklysti, testuoti ir mokytis iš naujo ir taip tiesiog kurti ir išmokti turėti teigiamą požiūrį į klaidas. Visa platforma yra savarankiško mokymosi. Tai reiškia, kad mokytojams nuo šių mokslo metų mūsų naujoje platformai net nereikės eiti jokių kursų išmokti. Nereikės nieko mokytis, kaip žaisti toj platformai, dėl to, kad svetainėje bus viskas automatizuota, pažymiai, refleksija, ką vaikai ten dirba, galėsite turėti įrankių, kad net uždėti kažkokios savo specifinius pasiekimus, kuriuo norite, kad vaikai kažką padarytų ar sukurtų ir panašiai. Tai visas turinys bus nemokamas. Tai čia pristatom gana didelę tokią naujovę. Iš esmės galėsit visą mūsų platformą naudoti nemokamai. Tai ir nuo lapkričio pradėti pirmasis mūsų pamokos. Jeigu matysite vertę ir matysite, kad naudojate vis daugiau ir daugiau, tai atsirakina papildoma, tai yra prenumeratos, kurios tiesiog veiklina jumis geriau.
Tai pavyzdžiui, bus vaiko prenumerata, kuri pagrinde bus vaikui saviraiškai praplėsti platformoje ir yra mokytojo mėnesinė prenumerata, kad jeigu, pavyzdžiui, tikrai matysite, kad dažnai naudojate platformą tam tikrom temom perteikti ir norite matyti ir statistiką ir daugiau įrankių, kad bendrauti su vaikais ir užduoti kažkokius tikslus viduje, tai vat bus mokytojo prenumerata, kurie atrakina daug dalykų pačioje svetainėje. Tai va, pirmas pamokos, kurios išeis šiais mokslo metais, tai yra, ką mes jau buvome sukūrę Minecraft platformai, dabar perkelsim, tai pasaulio pažinimas, STEM 5-8, klimato kaita ir socialinė iniciatyva, irgi 3-8 ir taip pat turime jau ir gimnazistam nemažai pamokų apie kibernetinį saugumą, dezinformaciją ir pilietiškumą. Tai va. Susisiekit, kviečiame labai lapkritį patestuoti mūsų pirmą išėjimą, mūsų pirmo žaidimo ir taip pat, jeigu norite gauti daugiau informacijos ar kažkokį specialų pasiūlymą, aš į pokalbius nusiunčiau nuorodą, kur galite užpildyti registraciją. Tai ačiū labai, jeigu turit klausimų, su mielu noru, to atsakysiu. Ačiū Dariau Jums už pristatymą, tikrai šiek tiek kitoks negu visi kiti. Ir ačiū visiems, kurie buvot, kurie išklausė, tikiuosi esate dar gyvi, dabar galite ir kameras įsijungti, pasižiūrim, ar dar kiek čia tarp mūsų yra nemiegančių. Matau EdTech centro vadovė Indrė Šolienė, mums rašo žinutę, kad visi pristatymai labai įdomus, tikrai labai smagu, ačiū, kad visi išklausėt. Va, kaip gražu, kiek dar kamerų, tikrai vadinasi, jūs dar nemiegat. Gal Indrė norėtumėte dar kokį žodį pasakyti? Tai ačiū labai visiems už pristatymus. Labai tikiuosi, kad čia pirmas, bet ne paskutinis mūsų kartas. Planuojame įrašus talpinti EdTech svetainėje, tai kartu pasidalinsim su bendruomenė, mokyklom, kurios negalėjo sudalyvauti. O mokytojus labai kviečiam aktyviai išbandyti Lietuvos kūrėjų EdTech sprendimus. Jeigu būtų kažkokių klausimų, tai tie galima kreiptis tiesiogiai į įmonės, kurios šiandien dalyvavo pristatymo, taip pat ir į mūsų komandą, nes ne vienas sprendimas jau buvo plačiau išbandytas ir testbed platformoje, tad tikrai galime suteikti tą grįžtamą ryšį, kaip mūsų Lietuvos kūrėjams sekėsi bendradarbiaujant su mokyklomis išbandyti turinį ugdymo procese. Ačiū visiems šiandien už labai aktyvų dalyvavimą ir labai buvo įdomu pasiklausyti.